Garbūs svečiai, mieli kolegos, nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius ir dėkoju, kad skiriate laiko mūsų renginiui. Jūsų dalyvavimas rodo ne tik profesinį dėmesį Lietuvos aukščiausiojo teismo veiklai, bet ir kur kas platesnį rūpinimąsi teisinės valstybės teisės raida. Kas galėtų paneigti, kad tokie susitikimai turi prasmę tuomet, kai jie tampa neformaliu apsilankymu, o bendru pamąstymu, kiek toli nueiti. To šiandien ir tikimės. Nors laikas dažnai suvokiamas kaip savaiminė jėga, iš tiesų tai yra tik erdvė mūsų sprendimams. Mus keičia ne pats laikas, o tai, kaip jį išgyvename ir kas jį pripildo. Ši mintis mus lydėjo visus 2025-uosius. O jie buvo išskirtiniai. Valstybės atminimo metai, pažymėjome 35-asias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, reformuotos teismų sistemos 30-metį. Tai ne tik istorinės datos, bet ir priminimas, kad teisinė valstybė nėra duotybė. Ji kuriama kasdien, idėja po idėjos, sprendimu po sprendimo. Kaip ir Lietuvos aukščiausiasis teismas, kuris per daugiau nei 30 mečius tapo tikrų kasacinių teismų, savo precedentiniais sprendimais formuojančių teisės kryptį, nustatančių gaires visai teismų sistemai. Nuo 2006 metų precedentas Lietuvos teisės sistemoje tapo konstitucinė realybė. 20 mečius turime precedentus, kurių vaidmuo akivaizdžiai sustiprėjo. Kartu išaugo ir atsakomybė. Išgryninti kuo tikslesnę teisės aiškinimo taisyklę, užtikrinti tokių taisyklių nuoseklumą, neprieštaringumą, įdiegti paprastą jų atsakomumą ir paiešką. Visa tai reikalauja nemenkos patirties, o šios sėkmė neįmanoma be aiškios metodikos, analitinio personalo ir žinoma adekvataus šiems poreikiams finansavimo. Todėl nereikėtų stebėtis, kad aktualus išlieka ne vienas teorinis ir praktinis precedentų suvokimo, jo taikymo ribų klausimas. Kokios yra precedento ribos? Ar pakankamai aiškiai atribojama ratio decedenti nodu per diktą? Ar pakankamai aiškiai formuluojame teisės aiškinimo taisyklės? Kaip nustatoma bylų tapatumo ir esminių panašumų? Ar vienodai suprantame pareigą atsižvelgti į aukščiausiojo teismo išaiškinimus? Ar horizontali precedento galia jau veikia visose lygmenyse? Šie ir dar vienas kitas klausimas nėra silpnumo požymis. Priešingai, tai neišvengiami precedento kultūros formavimosi ženklai į brandą pretenduojančios teisinės valstybės savybės. Juk brandos negarantuoja vien įstatymai įtvirtinta kompetencija. Ja kuria vis gilėjantis suvokimas, patirtis, atsakomybė, gebėjimas kritiškai reflektuoti ir analizuoti savo praktiką. Drąsa kelti sudėtingus klausimus. Be abejo, ir atvirumas diskusijai. Visa tai būtina kokybinės pažangos sąlyga. Taip ir veikiame. Apmąstymai praėjusių metų rugsėjį aukščiausio teismo surengtoje tarptautinėje konferencijoje, taip pat pristatant Lietuvos aukščiausiojo teismo sukakčiai skirtą leidinį, atskleidė, kad teismų praktikos vienodinimas šiandien visoje Europoje tampa vis sudėtingesnis dėl teisės europėjimo, dėl intensyvėjančio dialogo su nacionaliniais teismais, dėl augančių visuomenės lūkesčių. Mokslinės įžvalgos paskatino mūsų praktinius veiksmus, ypatingą dėmesį skiriant kasacinių skundų atrankai, sprendimų kokybei, jų argumentavimo aiškumui, precedentinės vertės tikslumui. Parengėme ir nuo šių metų sausio diegiamą vadinamą 5 žingsnių priemonę, metodiką, kuria siekiame stiprinti mūsų teismo analitinę veiklą, aiškiai formuluoti teisės aiškinimo taisyklę, šios taikymo ribas, santykį su ankstesnėmis tendencijos. Kokybė ne pavienis veiksmas, o įprotis. Siekiame, kad aiški teisės aiškinimo ir taikymo formuluotė taptų ne išimtimi, o norma. Žinoma, prasminga būtų bent trumpai apžvelgti 2025 metų kasacinės praktikos naujoves. To nedariau, nes išsami informacija apie konkrečias 2025 metų kasacinės bylas, jose suformuota praktika, sukurtus precedentus, mūsų teisminį ir kitokį bendradarbiavimą rasite metiniame aukščiausiojo teismo pranešime, kuris jau dabar yra paskelbtas aukščiausiojo teismo tinklalapyje. Visi dalyvaujantys čia gali vartyti ir popierinę pranešimo versiją. Brandą matuojame ne tik idėjais,
ją atspindi ir skaičiai. Tačiau prisimenant Albertą Einšteiną, ne viskas, ką galima suskaičiuoti, yra svarbu. Ir ne viskas, kas svarbu, gali būti suskaičiuoti. Kaip ir keliari ankstesni 2025 nebuvo kiekybinės plėtros metai. Jie buvo kokybinės konsolidacijos tąsa. Tai krypties pasirinkimas. Galbūt mažiau bylų, bet daugiau susitelkimo į kiekvieną iš jų. Mažiau kiekybinio tempo, daugiau turinio bylumų. Tai turėtų būti ir ateityje. Non-multa, set multum. Nedaug, bet tieslygiai. Vertinant pastarųjų 3 metų perspektyvą, kai kurie Lietuvos aukščiausiojo teismo veiklos rodikliai kiek kuklesni. Kai kurie nedaug nepakito, dar kiti reikšmingai pagerėjo. Daugeliu aspektų įžvelgiama stabilumo tendencija, o tai reiškia, kad visa sistema pradeda stabiliau veikti. Paminėsiu tik esmingiausius. Išsamią statistiką įvairiais pjūviais taip pat rasite metiniame pranešime. Taigi 2025 metais gavome apie 2200 kasacinių skundų baudžiamosiose civilinėse bylose bei prašymų dėl proceso atnaujinimo administracinių nusižengimų bylose. Tai yra 4% mažiau nei 2024 metais. Čia būtų galima įžvelgti tiesioginę sąsają su bendru bylų skaičiaus teismuose, taip pat ir išnagrinėtų bei apskųstų bylų skaičiaus mažėjimu. 2025 metais priimta nagrinėti 24%, 523 visų paduotų kasacinių skundų ir prašymų atnaujinti procesą administracinių nusižengimų bylose. Tai yra 36% baudžiamosiose, 18% civilinėse ir 23% administracinių nusižengimų bylose. 2025 metais priimtų tokių skundų ir prašymų skaičius sumažėjo apie 5%, palyginti su 2024. Ši tendencija greta kitų priežasčių natūraliai skatina sugrįžti prie kasacinių skundų kokybės klausimų. Tik įstatymų nustatytus reikalavimus atitinkantis kasacinis skundas atveria kelią kasacijai. Ypač civilinėse bylose, kuriuose įstatymas šią funkciją daugiausia palikė advokatams. Todėl jų vaidmuo užtikrinant skundų kokybę be abejo yra esminis. Nagrinėjome 433 kasacinės baudžiamąsias ir civilinės bei administracinių nusižengimų bylas dėl proceso atnaujinimo. Tai yra 11% mažiau nei 2024. Metų pabaigoje turėjome 168 kasacinių proceso atnaujinimo administracinių nusižengimų bylų likučių, o tai yra 7% daugiau nei 2024. Nemažą įtaką bylų likučiui darė ir jau kurį laiką matomas vadinamasis bylų sezoniškumas. Tai pavasaros teismui paduodama ypač daug kasacinių skundų, prašymų dėl proceso atnaujinimo, o jų greitesnį paskyrimą riboja nepasibaigę šių procesinių dokumentų padavimo terminų. Bylų nagrinėjimo terminai ne tik dėl bylų skaičiaus mažėjimo, bet ir dėl reiklesnių organizacinių priemonių taikymo esmingai sutrumpėjo. Štai palyginti su 2024-2025 metais civilinių bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo apytiksliai 36, baudžiamųjų 23 dienomis, administracinių nusižengimų 1 diena. Labai apibendrintai, vidutinė Lietuvos aukščiausiojo teismo bylos nagrinėjimo trukmė nuo procesinio veiksmo skundas gautas ir byla išnagrinėta 25 metais buvo 168 dienos, 24 188, tai yra 20 dienų trumpiau nei 24 ir net 50 dienų nei 23. Vidutinė atrankos trukmė 25 metais buvo 14 dienų, 2 dienomis ilgesnė nei 24 ir 3 nei 23. Net ir šis nežymus atrankos trukmės pailgėjimas vertinant pagal priimtų skundų ir prašymų skaičių, kuris sumažėjo, leidžia daryti prielaidą, kad ilgesnės atrankos procedūros sudaro galimybę geriau įvertinti, ar keliamos teisės problemos vertos kasacijos. Žodinis procesas vyko 105 kasacinėse bylose, tai yra arti 1/4 nagrinėtų bylų, 1 civilinėje ir 104 baudžiamosiose. Nuo 21 metų žodinio proceso tvarka nagrinėtos visos administracinių nusižengimų bylos dėl proceso atnaujinimo. Kasacinio proceso specifika leidžia mums orientuotis būtent į rašytinį procesą. Tačiau vis dėlto esame išskirtinėje pozicijoje palyginti, pavyzdžiui, su apeliacinės instancijos teismais, kuriuose 25 metais žodiniai procesai vyko vos 28 civilinėse bylose. Net ir nusilenkiant žodinio proceso kanoniškumui, kai kuriems kitiems privalumams, kviesčiau rašytinio proceso kanoniškumui, kai kuriems kitiems privalumams, kviesčiau jo nesuabsoliutinti. Taip, dar labiau atitolinant teismą nuo žmogaus.
2025 metais išplėstinėse 7 teisėjų kolegijose nagrinėta 16 bylų, 8 baudžiamosios ir 8 civilinės. Palyginimui 24-aisiais 13 bylų. Į ES teisingumo teismą dėl prejudicinio sprendimo 25 metais kreiptasi 4 civilinėse ir 1 baudžiamojoje byloje. 24-aisiais, pavyzdžiui, 2 civilinėse, 23-aisiais visai nebuvo kreiptasi. Natūralu, kad kreipimųsi pamažu daugėja, Europos teisės plėtrai reikalaujant vis glaudesnio teismų bendradarbiavimo, aiškinantis šios teisės prasmę. Palikome nepakeiti kiek mažiau, 3% mažiau sprendimų, keitėme kiek daugiau, 2% daugiau. Naikinome taip pat labai panašiai, kaip ir 24 metais procentinė išraiška žemesnių teismų sprendimų, apie 25%. Tiek šis skaičius, tiek 49% aukščiausio teismo nepakeistų sprendimų, be kita ko rodo ir daugiau mažiau stabilę žemesnės instancijos teismų sprendimų kokybę. Ir tai jau panašu į ilgalaiko perspektyvą. Teismų praktikos vienovė, precedento kultūra, metodiniai standartai labai svarbu. Tačiau yra viena sąlyga, be kurios visa kita netenka prasmės – nepriklausomas ir nešališkas teismas. Nepriklausomumas ne tik sistemos, institucijos stiprybė. Jo labiau nei institucijos komfortas arba indulgencija teisėjai. Tai garantija žmogui. Garantija, kad šis bus išklausytas, kad sprendimą lems teisė ir sąžinė, o nedraudžiamas poveikis ar baimė. Tai sąlyga, kad teisingumas bus ne tik vykdomas, bet ir matomas kaip vykdomas. Teisingumas turi būti ne tik profesionalus, jis turi būti patikimas, jis turi būti matomas kaip nepriklausomas. Todėl šiandien mūsų diskusija nėra teorija. Jie apie realų demokratijos atsparumą, apie jau nustatytą teismo nepriklausomumą ir nešališkumo principo turinį bei ribas. Apie tai, ar turimos garantijos pakankamos, kaip jos veikia kintančioje teisinėje ir geopolitinėje aplinkoje, kaip mums sekasi išlaikyti atitinkamų vertybių pusiausvyrą, kurią per 30 metus kūrėme savo sprendimais. Neišvengiamai yra ES teisingumo teismo praktika, kur ypač pastarojo 10-mečio bylose dėl teisėjų statuso ir teismų reformų aiškiai konstitucionalizavo teisėjų nepriklausomumą. Sustiprino šį standartą, pripažindama, kad teisėjų nepriklausomumas laikytina neatsiejama veiksmingos teisminės gynybos dalimi. Tai pirmiausia gerai žinomos Portugalijos teisėjų profesinės sąjungos, taip pat LM Selmer arba tiesiog Selmer ir kitų dėl Lenkijos nacionalinės teisėjų tarybos bylos. Mūsų diskusija taip pat apie plačią Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją, nuosekliai plėtojančią subjektyvią ir objektyvią nešališkumo vertinimo kriterijus, pradedant klasikinėmis bylomis, tiesa prieš Belgiją ir Betybę, prieš Belgiją ir baigiant naujausiais sprendimais. Tai didžiosios kolegijos sprendimas Austro-Cont prieš Islandiją, kuriame išplėtota teismo įsteigto pagal įstatymą sampratą ir akcentuota teisėjų skyrimo procedūrų reikšmė instituciniam nepriklausomumui. Pabrėžta, kad egzistuoja itin glaudus ryšys tarp nepriklausomo, nešališkumo ir įstatymo įsteigto teismo reikalavimų. Sprendimas Lain ir kiti prieš Nyderlandus byloje aiškinęs teismo sudėties grynumo ir procesinio tvarumo sampratas, tai yra analizavęs ginčą nagrinėjusios institucijos dvejopą vaidmenį, keliant klausimą, ar buvo vykdomos teisminės ir patariamosios funkcijos susijusios su ta pačia byla, to pačiu sprendimu ar panašiais klausimais. Šiandien dar neturime galutinio atsakymo į vieną itin jautrų klausimą iškeltą byloje prieš Nyderlandus. Didžioji kolegija šią bylą nagrinėjo šių metų sausio 21 dieną. Ar bylą nagrinėjančio teismo pasitarimų uždarumas reiškia įvykų sudėties griežtą ribojimą? Tai yra, ar į konkrečios bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos pasitarimą gali būti įtraukiami ir kiti paties skyriaus teisėjai, nepriklausantis tai kolegijai. Kitaip tariant, ar teisėjų nepriklausančių bylą nagrinėjančiai kolegijai dalyvavimas pasitarimuose yra suderinamas su teisingo pagal įstatymą nustatyto nepriklausomo nešališko teismo garantijomis. Apie šią bylą ir jos reikšmę jau diskutavome ir teismo organizuotojo konferencijoje. Primenu, jog byla kilo dėl Nyderlandų aukščiausio teismo praktikos, pagal kurią nagrinėjant kasacinį bylą į teisėjų pasitarimus įtraukiami ir kiti to paties skyriaus vadinamieji rezerviniai teisėjai. Šie, nors ir nėra prašomi pareikšti savo nuomonės dėl nagrinėjamos bylos, gali dalyvauti svarstymuose, siekdami užtikrinti vienodą teisės taikymą.
Ir daugybė kitų bylų, apie kurias greičiausiai šiandien taip pat bus kalbama mūsų gerbiamų prelegentų. Visos šios primena svarbią tiesą. Nepriklausomas teismas nėra tik formalumas. Tai gyvas principas, kurį reikia nuolat saugoti, kad visuomenė galėtų pasitikėti teisumumu. Šios bylos primena dar ir kitą svarbų dalyką. Nepriklausomumo ir nešališkumo standartai gyvenimas nėra vien tik teismų atsakomybė. Tai ir vykdomosios valdžios, ypač teisingumo politiką formuojančių institucijų pareiga. Reikšmingas vaidmuo šioje srityje tenka ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kuri be kita ko yra atsakinga už Europos žmogaus teisių teismo sprendimų įgyvendinimą. Tad suteikiu žodį institucijai, kuri prisideda prie šių principų įgyvendinimo praktikoje. Gerbiamoji ministrė, žodis jums. Gerbiama Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkė Danguolė, gerbiami teisėjai, gerbiami teisininkų bendruomenės atstovai, gerbiami svečiai ir diskusijos prelegentai. Labai man didelė garbė ir dėkoju už pakvietimą, galėdama čia dalyvauti Lietuvos aukščiausiojo teismo metinimo pranešime ir labai svarbi diskusija. Iš karto atsiprašau, kad diskusijai iki galo nedalyvausiu, nes politikai darbotvarkės ne tik neturi konkrečios ir yra pakviečiami atlikti kitų pareigų. Tačiau, kiek galėsiu, be abejo, man kaip ministrė yra labai svarbu su tom aktualijom ir susipažinti, ir mūsų bendradarbiavimo, apie kurį čia savo kalboje paminėsiu, plėtoti. Tai pirmiausia, kiekvienas Lietuvos žmogus, kreipdamas į teismą, tikisi vieno, kad jo byla bus išnagrinėta sąžiningai, nešališkai, profesionaliai. Ir būtent todėl teisėjo nepriklausomumas ir nešališkumas yra būtina pasitikėjimo teisingumu sąlyga. Tai visuomenės pasitikėjimą valstybė augina ir jos institucijomis. Tai siekiant dar labiau didinti visuomenės pasitikėjimą teismais, itin svarbu, kad kiekvienas teismo sprendimas būtų aiškiai, nuosekliai, suprantamai motyvuotas. Čia leisiu savo pažymėti, kad berods, jeigu esu dar tiksli, dar galioja tvarka kaimyninei valstybei, kad gautų motyvuotą teismo sprendimą, tai piliečiams reikia primokėti. Ir jie gauna tik tai teismo sprendimą. Tai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra kitaip, kiekvienas teismo sprendimas, tai yra apsisprendimo dalykas, ar kreiptis į aukštesnį teismą ar ne. Tai čia iš mano tokios įžvalgos iš Lenkijos, jeigu taip konkrečiau. Valstybė prisiimdama atsakomybę už Europos žmogaus teisių konvenciją įtvirtintų teisių apsaugą ypatingą vaidmenį patikė nacionaliniams teismams. Ir tik išnaudojus nacionalinės teisinės gynybos priemonės atsiveria kelias į Strasbūrą ir praktika rodo, kad labai dažnai būtent Lietuvos teismai užtikrina konvencijos garantijas dar nacionaliniu lygmeniu, taigi nepriklausomi ir nešališki teismai yra pirmoji ir svarbiausia žmogaus teisių gynybos grandis. Džiugu pažymėti, kad visuomenės pasitikėjimas teismais auga, naujausi tyrimai rodo, kad jau siekia 50%. Čia kaip pedagogė sakau, labai gerai, bet turime ir galimybių, ir be abejo mūsų teismų noro pasiekti pasitikėjimo procentų rodiklio geresnio. Ir tai vis vien yra labai svarbus vertinimas visai teisėjų bendruomeniai, liudijantis nuoseklų atsakingą darbą stiprinant teisingumo sistemą. Per visą laikotarpį nuo Europos žmogaus teisių konvencijos įsigaliojimo Lietuvai teko spręsti į sisteminio pobūdžio problemas, teismo pirmininkė. Šiandien galime konstatuoti, kad dauguma jų yra sėkmingai įveiktos, prie to svariai prasidėjo ir Lietuvos aukščiausiasis teismas, formuodamas nuoseklią konvencijos standartus atitinkančią praktiką, ir Teisingumo ministerija, atstovaudama valstybei Europos žmogaus teisių teisme ir koordinuodama sprendimų vykdymą, itin vertiname konstruktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos teismais.
Kita vertus, norėčiau pabrėžti, kad teismų nepriklausomumas tai nėra priešprieša bendradarbiavimui su Teisingumo ministerija. Priešingai, manau, kad aiškiai apibrėžtas institucinis dialogas gali padėti laiku identifikuoti teisės spragas, teisinio reguliavimo trūkumus ar prieštaravimus, ir tai leidžia mums, kaip Teisingumo ministerijai, operatyviai inicijuoti reikalingus pokyčius ir taip stiprinti visos teisės sistemos kokybę. Matome galimybių taip pat glaudžiau bendradarbiauti visuomenės teisinio švietimo ypač srityje. Šiuo metu ketiname ir mūsų prioritetas yra skatinti mediaciją, didinti teisinį raštingumą piliečių, ieškoti būdą, kaip mažinti teismams tenkančių funkcijų naštą. Ir tai, mano vertinimu, yra mūsų bendras tikslas, efektyvesnė, prieinamesnė ir visuomenei supratingesnė teisingumo sistema. Šiandien Lietuvoje yra įtvirtinti pagrindiniai teismų nepriklausomumo elementai, jie yra ypatingai svarbus, kaip procesinis nepriklausomumas, organizacinis savarankiškumas, savivalda, teisėjo asmens neliečiamybė ir jų įgaliojimų stabilumas. Tačiau suprantame ir taip pat dedame pastangas, kad materialinės ir materialinės garantijos išlieka labai jautrus klausimas, tai irgi ta nepriklausomumo, mano vertinimu, labai svarbi dalis, todėl jos tiesiog yra susijusios su valstybės finansinėmis galimybėmis, tačiau džiaugiuosi, kad mes kartu su taryba atnaujinome darbo grupę ir dedame visas pastangas, kad teisėjų komandos nariai, svarbi jūsų darbo grandis, tikrai gautų adekvatų atlyginimą už atsakingas ir labai svarbias funkcijas, kalbant apie bendro teisėjų taip pat darbo kokybę. Ir ieškome sprendimų, kaip stiprinti komandų pajėgumus ir taip pat mažinti teisėjų darbo krūvius. Tiek ministerija dirbo šitoje srityje, aš labai noriu padėkoti bendradarbiavimui, už dialogą ir matau tikrai ta pradžia pakankamai sėkminga ir mes bendradarbiavimą plėtosime. Ir šiandien be abejo norėčiau palinkėti visai teisėjų bendruomenei to, ko reikia jums kasdieną, tai ir sveikatos, ir tvirtumo, ir profesionalumo, ir išminties, ir drąsos profesinės, visa tai, kas jūsų darbe yra svarbiausia, ir be abejo, kad jūsų darbas remiasi ne tik įstatymo raide, bet ir teisingumo dvasia. To norėčiau palinkėti, kad teisingumo dvasia taptų tas toks poveikis ir mūsų visai visuomeniai, pilietiškai visuomeniai. Šiandien dėkoju ir linkiu mums kartu auginti tas pagrindinės vertybes, kurios yra mūsų valstybės pamas. Dėkojame ministrei už tokį gerą palinkėjimą ir dvasios popietinimų taip pat. Plačiai prasme, aišku, aprūpinimo. Ir leiskite man tada pradėti diskusiją, kuri iš tikrųjų bus ir kaip tęsinys, bet ir tam tikrą prasme savarankiška šito renginio dalis. Ir prieš tai leiskite man pristatyti žmones, mūsų partnerius teisingumo sistemos, taip pat kolegas iš teismų, kurie šiandieną sutiko aukoti savo beveik 2 valandas brangaus laiko, nes turiu pranešti, kad renginys turėtų pasibaigti gerbent vieni kitų laiką iš tikrųjų, iki 12, tada matyt, pratęsime diskusijas mažiau oficialioj aplinkoj. Taigi, leiskite man pristatyti šiandienos diskusijos dalyvius. Tai aš esu Rima Žubalytė, iš šio teismo teisėja, kuris stengsiuosi moderuoti diskusiją ta prasme, kad leisti mums visiems išeiti 12 valandą iš čia. Daugiau matyt mano misija čia
tuo ir pasibaigs. Tai, o iš tikrųjų, savo mintimis pasidalins visų pirma Ramutė Puškytė, Teisingumo ministro patarėja. Ačiū, kad atvykote. Taip pat šalia manęs yra Justas Vilys, advokatų tarybos narys. Sveiki, Justai. Daktarė Egidija Tamošiūnienė, Aukščiausio teismo civilinių bylų teisėja. Daktaras Ernestas Rimšelis, Lietuvos apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir teisėjas. Ir taip pat kolegė Ugnė Rinkevičienė, laikinai einanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyriaus vyriausio prokuroro pareigas. Sveiki, Ugnė. Taip pat ir ačiū visiems, kad prisijungėte. Tai iš tiesų šita diskusija, kaip ir jau mūsų ir pirmininkė paminėjo, taip pat ministrė pratęsė, aišku, kad yra be galo be krašto. Ta prasme, kad labai daug klausimų į tai galima įdėti, kas yra nepriklausomas teismas, kas yra nešališkas teismas. Tai iš tiesų aš gal šiek tiek stengsiu susiaurinti diskusijos rėmus tam tikrą prasme, pasakydama, kad turbūt turime atsiremti nuo to, kad mes puikiai žinome reikšmę iš tikrųjų nešališko ir nepriklausomo teismo. Tai ir ta reikšmė labai yra praktinė, tai yra abiejuose įstatymuose, tiek civilinio proceso, tiek baudžiamo proceso kodeksuose. Tai, kad bylą išnagrinėjo šališkas teismas arba neteisėtos sudėties teismas arba neteismingas teismas, taip, tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Ir tiek, čia diskusijai erdvės nėra. Konstatavus, kad teismas yra šališkas, taip, arba neteisėtos sudėties, daugiau nėra kur trauktis, kaip tik bylą nagrinėti iš naujo. Tai matyt, nuo to atsispiriant ir aš siūlyčiau apie tai diskutuoti, apie šitą žemę, apie tas svarbias teisinės pasekmes. Kita vertus, aišku, kad pastarųjų metų aukščiausio teismo gal netgi praktika, kuri iš tikrųjų sudėta, kaip mums čia pranešta, į dvi didelės apžvalgas, 2023 civilinių bylų skyriaus padaryta apžvalga, 25 metų baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalga, leido šiokią bei tokią tendenciją žiūrėti, apie kurią aš norėčiau, kad galbūt visi kolegos iš savo pusių pasisakytumėte, kad teisė ir pareiga nusišalinti ir taip pat proceso dalyvių teisė reikšti nušalinimo kartais gali tapti piktnaudžiavimu. Procesinė teisė, lygiai kaip ir teisėjo tam tikrą prasme piktnaudžiavimu traukiantis iš tos bylos, kurioje jis turi pareigą nenusišalinti. Jeigu nustatyti, be abejo, nusišalinimo pagrindai. Tai irgi, man atrodo, viena iš tokių naujų tendencijų. Na ir nuolat, aišku, kasdienybėj susiduriam, taip pat galbūt įdomu su nuomonė, aišku, bylų tarsi mažėja, bet jos sudėtingėja ta prasme Lietuvoje, kad labai persipina kartais klausimai ir čia vėl diena iš dienos kyla klausimas, ar tas pats teisėjas gali nagrinėti tą pačią bylą, kas yra ta pati, kas yra ne ta pati byla, kas yra tas pats teisėjas, sakykime, sudėtyje ir panašiai. Ir visiškai paskutinis, tiesiog įkvėptas toks klausimas, man asmeniškai labai įdomus ir jūsų nuomonė būtų įdomi. Štai šiomis dienomis mes aukščiausiame teisme turime irgi bylą, kurioje keliamas teisėjo pažiūrų klausimas. Tai yra teisėjai šiais laikais be abejo ir geopolitinė situacija mus verčia kartais pareikšti savo poziciją įvairiais klausimais ir pilietiniais tame tarpe. Ir taip pat, aišku, saviraiškos laisvė teisėjų, kaip ir bet kokių žmonių, jinai irgi turi teisę gyvuoti. Na ir štai atsirado byla, kurioje bendrai pareikštos teisėjo pažiūros apie tam tikrus pasaulio dalykus, štai byloje tampa vienu iš galimų nušalinimo pagrindų. Tai čia ypatingai mano klausimas tiek vis teisėjams, tiek kolegom advokatam, prokuroram, ar norim, kad bylas nagrinėtų žmonės ir be pačių jokių, nei pilietinių, tai gal tada dirbtinis intelektas turbūt turėtų ateiti su labai geru algoritmu, bet nebūtų jokių pažymų. Tai tokia trumpa mano įžanga ir man įdomus klausimai šitie būtų, bet ir prašau jūsų laisvai pasakyti apie jūsų lūkesčius tiek teismų sistemai, tiek kolegom teisėjams ir patys savo. Tai leiskite gal pradėti nuo
gerbiamos Ramutės Ruškytės, kuri ne tik yra teisingumo turbūt ministro dabar patarėja, bet turi didelę patirtį ir kaip konstitucinių matyt vertybių ir tam tikrą prasme europinių vertybių šioje srityje žinos. Tai gal tokia įžanga, prašau, gerbiama Ramutė, ir paskui mes prisijungsime prie jūsų. Prašau. Dėkoju, tai pirmiausia sveikinu visus ir aišku, pirmiausia aukščiausiąjį teismą. Bandžiau pažiūrėti, ką tai nepriklausomas reiškia, kaip teismas galvoja aukščiausias. Žiūrėjau, kad ten 100 lapų surašyta, iš tikrųjų labai gili studija, už ką dėkoju ir labai džiaugiuosi. Ir kaip tik, praeitą savaitę, prieš savaitę pamačiau, kad paprastai tie reitingai visą laiką vienodi, arba šiek tiek ten svyruoja 1–2%, kad dabar šitas reitingas, kuris yra toks buvo prieš 7 metus. Tai labai irgi sveikinu, žinoma, reitingai dar nepasako visko, bet vis tiek yra gražu, kad žmonės pasitikė. Ir nežinau, visada, kad pasitikėjimas negali būti, nes viena šalis sistema laimė. Tai jau kai siekia 46%, tai tikrai yra labai didelis pasitikėjimas, dėl ko labai svarbu. Kadangi į mane dalyvavo konstitucinio teismo teisėja buvusią, tai ir su šališkumu ir nešališkumu buvo susitikus labiau praktiškai, dirbdama vyriausiame administraciniam teisme. Aš taip bijojau, kad nušalintų, tai žinokit, pati nusišalindavau tiek kartų, kad beveik visus sudėjus kartu teisėjus aš viršydavau. Tai po to jau pirmininkas mane stabdė, tuo kolegijose, nes iš tikrai nebuvo labai aiškios tos ribos, ką gerbiama teisėja man pasakė, nes kiekvienu atveju gali labai naujas atsiras pagrindas ir tikrai nežinai, nesi tikras, tai nusišalina, bet žinoma, reikia vėlgi galvoti, ar nėra piktnaudžiavimas, kai jau teisingai įvardėjo, ir kartu irgi, nusišalinimas vieno teisėjo reiškia, kad ta byla kažkam kitam tenka. Tai truputį galvojau, kaip iš tikrųjų pristatyti konstitucinio teismo doktriną. Tai pirmiausia, gal tada reikėtų kalbėti, kokia jinai yra, kodėl jinai yra tokia ir kaip būtų galima gal geresnė ją padaryti. Kadangi čia atvira auditorija teisėjų, tai galima dabar man kaip iš šalies pažiūrėti į konstitucinio teismo doktriną. Kaip žinome, bet Lietuvoje, kaip ir bet kur, galima, kad teismo pirmininkė minėjo, kad yra toks noras labai atsižvelgti į Europinių teismų praktiką, tai ko iš konstitucinio teismo pozicijos, iš tikrųjų tai yra kaip ne teisės šaltinis, bet kaip įkvėpimo šaltinis gali būti. Tas bendradarbiavimo principas egzistuoja, bet tai nereiškia, kad ES teisė visais atvejais yra viršesnė, nes mes turim savo konstituciją. Tai konstitucinis teismas, žinoma, klausia, kiek atsispindi Europos teisingumo teismo ir Europos žmogaus teismo praktika, konstitucinio teismo praktikoje nepriklausomumo aspektu. Tai iš tikrųjų praktika buvo pradėta formuoti gana anksti, jau 95 metais, dar šiek tiek mažiau tada buvo dėmesys kreipiamas į Europinius teismus, o dabar tikrai mes privalom ir turime atsižvelgti, bet tas atsižvelgimas yra to autoriteto pagrindu. Tai ir šiek tiek pačios sąvokos yra kitos ir išsiskiria iš tikrųjų konstitucinio teismo doktrina tiek pačiomis sąvokomis, tiek ir turiniu. Tai keletą aspektų būtų tokių, kad jeigu, sakykime, Europos teisingumo teismas kalba apie išorinį ir vidinį nepriklausomumą, ar Europos žmogaus teisų teismas ties objektyvų ir subjektyvų, tai konstitucinis teismas galima manyti, kad irgi apie tą patį galvoja, bet jis labiau akcentavo garantijas ir kad tos garantijos turi būti nustatytos įstatyme. Ir daugiau kalbėjo apie išorinį, iš tikrųjų, tą nepriklausomumą, kiek įstatymų leidėjas nustato garantijų, kad teismas galėtų būti nepriklausomas. Ką šiandien jau pranešime pirmininkė minėjo, tai iš tikrųjų apie daugelį dalykų yra parašyta, ne tik tai apie teisėjo neliečiamumo, jo statuso, jo įgaliojimų, jo savivaldą. Ir jeigu 95 metais sakė, kad tas nepriklausomumas yra labai svarbus tiek vidinis, tiek išorinės, tiek kitas sąvokas vartoja. Vėliau jau sako, kad ir teismų sistema turi būti nepriklausoma tam, kad teismas būtų nepriklausomas. Ir netgi, kad jeigu jau 2000 metais
užfiksavo, akcentavo, kad jeigu bent vienas požymis yra pažeidžiamas nepriklausomumo, tai vadinasi, jo jau nėra. Tai iš tikrųjų tokia labai griežta doktrina ir nelabai čia yra daug erdvės, kitaip ją dabar aiškinti. Tai ar gerai, ar blogai, tai yra būtų galima dar geriau suformuoti geresnę doktriną, tai jinai iš tikrųjų plėtojama ir nuo 2000 metų buvo labai stipriai išplėtota, bet čia aš sieju su tuo, kad apskritai pirmais 7 metais Konstitucinis teismas rašydamas doktriną buvo labai švelnus, atsargus. Nuo 2000 metų prasidėjo labai didelis aktyvizmas. Mes buvom antri Europoje, turbūt žinot, kas pirmie. Dabar net iškėlinai baigėsi, tai buvo vengrai. Bet ir Konstitucinio teismo pirmininkas po to pretendavo į prezidentus, kiek žinau, tam laiko. Bet tai aktyvizmas buvo iš tikrųjų labai didelis, kad beveik Seimo, kaip ir, atsiprašau, parlamento, kaip ir nereikėjo, tai teismas daug kas sprendė. Tai Lietuva tikrai buvo labai žinoma ir teigiamai vertinčiau tą periodą, maždaug apie 7 metus, iki 2008 metų, kitų nenorėčiau toliau minėti, bet per šitą laikotarpį buvo iš tikrųjų suformuota ta doktrina ir nepriklausomumas, jeigu mes vertintume Konstitucinio teismo doktriną, tai jis tikrai yra išorinis, ypatingai stiprus. Tai žinoma, vienas iš aspektų, kurį minėjo pirmininkė, yra ne tik tai, kad turi savivaldą, kad negalima pašalinti teisėjų, kad yra jau dabar nebėra 5 metų kandidatų, kad iš karto skirimas į teisėjų negalima iš pareigų. Pašalinimas irgi labai ribotas. Džiaugiuosi, kad yra toks garbės teismas, kur irgi labai atsargiai žiūri į tam tikras klaidas teisėjų, sakyčiau, subtiliai vertina tas situacijas. Tai turbūt čia tikrai negalėtų pasakyti, kad yra pažeistas nepriklausomumas. Bet kalbant apie finansinį nepriklausomumą, tai teismas irgi tą labai akcentavo. Ir norėčiau čia pacituoti, kad kokio žodžio nepraleisčiau, kada jis kalbėjo apie biudžeto sudarymą, tai buvo labai aiškiai įvardinta, kad Teisingumo ministro funkcija, kad turėtų atstovauti teismą ir kartu nurodyta, kad turi teismų finansinio aprūpinimo organizavimo srityje Teisingumo ministro kompetencijai gali būti priskirti įgaliojimai, rengiant valstybės biudžeto projektą, taip pat svarstant jį Seime. Teisingumo ministras siekdamas, kad valstybės biudžeto projekte būtų numatyta pakankamai lėšų, tinkamai teismų veiklai užtikrinti, turi teisę gauti iš teismų pirmininkų duomenis apie teismų poreikius. Kita doktrinos dalis susijęs su finansavimu yra tai, kad būtinai turi būti numatyta eilutė kiekvieno teismo atskirai, nežinau, kaip iš čia vertinat gerai ar gerai. Ir pradžioje teismas sakė, kad gali būti 2000 metais, bet po to greitai išaugo poros mėnesių, sako, turi būti. Tai žinau, kad teismų visuomenėje yra įvairių nuomonių, bet deja ta doktrina, taip labai atsargiai, dar žiūrėjau, būtų įmanoma, vertinant kontekstą, gali pakeisti, jeigu toks poreikis iš teismų visuomenės. Nežinau, kad sistemoje turit vieną eilutę, tai gal paprasčiau yra perskaisti, nes ką dabar darot metų eigoje. Ką dar būtų galima padaryti, kur, man atrodo, galbūt yra klaustukas, bet irgi čia jau jūsų nuomonė, ar to reikia ar ne. Norėdami sustiprinti nepriklausomumą, Konstitucinis teismas iš tikrųjų numatė, kad teisėjų tarybai gali būti, kadangi yra žodis teisėjai, tai formaliai aiškino, tik teisėjai. Vėliau mes iš tikrųjų svarstėm, bet to neužrašėm, kad kaži, ar taip gerai. Čia pirmiausia klausimas, kurį man asmeniškai kyla, nes jeigu teisėjų tarybai būtų finansų ministras, tai galbūt būtų tikrai geriau, nes taip Vokietijoje yra. Tai iš tiesų mato tą sistemą ir žino, jaučia geriau tos poreikius ir lengviau teismų bendruomenė tai įrodėme. Bet mes dėja dar turim tokią doktriną, tai irgi gali būti svarstytina, ar įmanoma plėtoti, ar ne, nes čia būtų sudėtingiau tą padaryti, bet iš principo manau, kad galima. Apie teisėjo jau tokią vidinę
tą nepriklausomumą, tai teismas beveik nekalbėjo, jisai pažymėjo, kad yra toks profesinis nepriklausomumas ar ne, institucinis nepriklausomumas, kokias daugiau sąvokas konstitucinis teismas vartoja. Tai, bet aišku, kad teismui, kaip jau minėjau, įkvėpimo šaltinis yra Europinių teismų praktika ir man labai įdomi byla, kuri priimta tik tai Europos žmogaus teisių teisme kovo 10 dieną, sprendimas dar neįsiteisėjęs, gal dar ne visi ir vartė, siūlau pažiūrėti. Tai ten labai įdomi situacija buvo ir tą bandysiu trumpai pristatyti dėl to, kad reikės ir teisingumo ministrė keisti įstatymą. Dar nespėjau pasakyti. Jeigu, bet reikia palaukti 3 mėnesius, 2,5, nes jau porą savaičių praėjo, ar iš tikrųjų įsiteisės, nes turi Albanijos vyriausybė teisė kreiptis į didžiąją kolegiją ir aišku, dar neaišku, ką jie sudarytų ir dar neaišku, kokį sprendimą paliktų, gal tą patį paliktų. O situacija dar buvo tokia, kad į prokuratūrą pretendavo užimti prokuroro pareigas asmuo, kuris prieš tai buvo dirbęs ir policininkų, turėjo teisininko diplomą, išsilavinimas jau buvo tinkamas, reputacija taip pat buvo tinkama, bet jis, būdamas 15 metų, buvo padaręs vagystę. Ir kaip ir pas mus, 52 straipsnė teismų įstatyme pasakyta, kad reputacija yra bloga, kaip irgi žino, tai vadinasi, toks asmuo negali būti teisėju, laikoma, kad tai netitinka reputacijos reikalavimą. Pirmas punktas 52 straipsnė. Tai prokuratūra. Panaši norma yra ir Albanijos ir visi teismai sprendė, ir aukščiausias ir konstitucinis, ir sakė, kad čia, toks žmogus tikrai negali dirbti, nes valstybės čia interesus tiesiog pažeidžia, kad jis buvo tikrai nuteistas, buvo vykdymas atidėtas, jam buvo tik 15 metų. Mane kas sužavėjo pati motyvacija, labai įdomi. Ir tai sako, tai buvo senai, jam dabar kažkur apie 30 gal metų. Tai, žinau, tam tada buvo tik 15 metų. Bet vienas iš turbūt pagrindinių buvo, kaip jaučiu, toks požymis, kurį jį rašė, kad nusikaltimas buvo padarytas spontaniškai, bet neagresyvus. Ir kad pats jisai grąžino tą turtą, pavogtą turtą, praėjo daug laiko ir kad nėra jokių reputacinių kokių klausimų ir kad negalima, kitas dar įdomus aspektas, vienas iš tų motyvų, kad toks žmogus dabar pradeda karjeros siekti ir neleisti jam tų prokurorų, tai būtų neproporcinga. Tai nežinau, kaip jums ta byla ir tikrai toks labai ryškus požymis į asmens daugiau teises, į jo būsimą karjerą, į galimybės būti prokuroru. Tai kokie lausim atsakymą iš tikrųjų, kaip bus toliau. Ne, aš galvoju, gal man jau laikas baigti. Labai ačiū, kad nebereiksime. Labai ačiū, iš tikrųjų, tikrai čia visi matyt turi pasidalinti daug ko, bet jums leidus galbūt dar kitų prašau gal reaguoti, jeigu norite reaguoti prieš tai pusę žmogaus pasisakymą ir paskui, jeigu turėsim laiko, be abejo, ir iš salės lauksime klausimą. Tai aš gal dabar iš tiesų labai ačiū, tas nepriklausomumas, kaip puikiai suprantam, yra tik prielaida iš tikrųjų jau teismo nešališkų. Jie yra labai susiję, bet savaime vienas kitą nelemia. Deja, gali būti labai geros išorinės nepriklausomumo garantijos, o teisėjas dėl įvairių priežasčių gali būti šališkas labai konkrečioj byloj. Aš gal dabar paprašysiu Ernestą Rimšelį pristatyti tokią irgi bendrą jo nuomonę apie teisėjų nešališkumo arba šališkumo tendencijas, ką mato Lietuvos teismuose. Ir tada gal paprašysiu reaguoti į tai advokatūros ir prokuratūros tada jau požiūrį. Ačiū. Gerai, prašau. Ačiū už suteiktą žodį. Tai be abejo, iš karto noriu ir atliepti į pasisakymus, bet galbūt po to pirmiausia į moderatorės užduotą toną, kokia pas mus ta žemė yra ir ką mes joje matom. Bet prieš tai vis tiek noriu iš tikrųjų išreikšti požiūrį ir padėkoti aukščiausiam teismui, kuris paskutiniaisiais metais tikrai palengvino daug galvosūkių savo išplėstinėse kolegijose pasisakęs tikrai svarbiais aspektais nešališkumo ir apibendrinęs apskritai nešališkumo ir nepriklausomumo aspektus apžvalgose.
Tai man atrodo, skaičius, kuriuos aš paminėsiu apie šališkumą žemėje arba bylose, tas tendencijas šiek tiek koreguos ateityje padaryti sprendimai ir tie naujausi aspektai aukščiausio teismo. Pirmiausia, turiu omenyje tą atsparumą jau visiems turbūt žinoma, teisėjų pareigą būti atspariem, taip pat į piktnaudžiavimus ir tą dirbtinį bandymą pakeisti teisėją savo parankiu, gal net čia kraštutinumas, bet tas tonas aukščiausio teismo, jisai padrąsins, man atrodo, daugelį teisėjų šiek tiek kitaip žiūrėti į tas situacijas ir ką kai buvusi teisėja sakė, kad tas neapibrėžtumas, jisai vertė daugeliu atveju pagalvoti ir šalintis. Tai prie to grįšiu, bet galvoju, galbūt visai įdomu papasakoti ir pristatyti, kiekgi skaičiais mes turim tų nušalinimų. Nes pats aš ilgą laiką tikrai nežinojau. Ir prieš porą savaičių tik tai taip hipotetiškai paprašiau komandos, pabandom tam tikrais aspektais pasižiūrėti, kiekgi mes čia iš vis turim tos problemos ir kokiais atvejais tas šališkumas. Be abejo, skaičiavau tik tai aukščiausio apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų praktiką. Iš karto atkreipsiu dėmesį, kad šiek tiek skaičiai gali būti kitokie, lyginant su apylinkių ir apygardų teismais, nes mes nagrinėjam labai sunkius nusikaltimus. Tuose bylose daugiau žmonių, rimtesni proceso dalyviai, rimčiau teikia argumentus ir panašiai. Tai galbūt tas skirtumas yra šiek tiek kitoks. Tai praeitais metais mes turėjome 301 bylą baudžiamąją. Apeliacinė tvarka, aš turiu omeny, kur nagrinėjom dėl nuosprendžių. Skunduose dėl nuosprendžių keltas klausimas dėl teismų šališkumo buvo 28 kartus. 4 bylose buvo keltas tiesiogiai pasakysiu, ir dėl prokurorų tyrėjų. Kad kritikuojama pozicija prokurorų tyrėjų, tai dažnai, bet taip jau tiesiogiai sakoma, kad buvo šališkas prokuroras ar patyrėjas, 4 bylos. Na tai 31 byla iš viso, dėl teismų 28 bylos ir tai yra apie 10%, 9% bylų su skundais yra keliamas šališkumo klausimas. Dabar kokiais atvejais? Tai 68% atvejų, 19 iš 28 atvejų buvo keltas klausimas dėl nušalimo, tik tai dėl to, kad teismas neteisingai vertino įrodymus ir teismo sprendimas yra realiai nepalankus. Dar didelė dalis, 6 iš 28, tai 21% dėl prašymo atmetimo. Pirmos instancijos teismas, apygardos teismas atmetinėjo, ko mes beprašėm, viską atmetinėjo. Ir tai sudaro šitie 2 aspektai 90% visų atvejų dėl šališkumo. O tiesą mes žinome, tai daug kartų pakartota prašymų atmetimas, sprendimo nepalankus priėmimas savaime niekada nereiškia šališkumą. Tai daug atvejų, iš tikrųjų 90% atvejų matom, kad yra tokie, nerimtai galbūt sakyčiau argumentuojami. Ir užbėgdamas už akių dar pasakysiu įdomią tendenciją, kad nereikia klysti, hipotezės kartais nepasitvirtina. Taip dažniausiai skunduose šios argumentus išdėsto gynėjai. Čia turbūt nebus nuostabu arba patys nuteistieji. Bet kai yra išteisinamasis nuosprendis, prokurorai šį argumentą, nors jis atrodo toks primityvokas, taip pat naudoja. Ir kai yra išteisinamasis nuosprendis, teismas buvo šališkas, neteisingai vertino įrodymus. Ir tuomet teismai per daug motyvacijos tam neskiria. Labai trumpai ir aiškiai pasako, jeigu bendras ir deklaratyvus toks teiginys, tai taip ir pasakom. Daug kartų teismų praktikoje parašyta. Savaime tai nereiškia, kad nepalankus sprendimas. Tai bendra tendencija toks susidaro įspūdis, kad iš esmės daugeliu atveju prašoma nušalinti teismą, kai yra nepasitenkinimas rezultatu.
pralaimėjimas byloje, sąlygoja tokius tam tikrą prasme argumentus. Ir labai nedaug atvejų, 2 atvejai buvo 25 metais siejami su dalyvavimu nagrinėjant bendrininkų bylas, ką jau moderatorė minėjo. Ir vienas atvejis, kai buvo akcentuojamas šališkumas per teisėjo santykį su proceso dalyviu. Beje, čia ir buvo konstatuotas šališkumas. Ir panaikintas sprendimas ir byla perduota į pirmesnę instanciją. Čia labai įdomi situacija, kai teisėjas nusišalino, skyriaus pirmininkas nepatvirtino, tuomet teisėjai nagrinėjo bylą, bet prokurorė dar bandė kelti ranką, leiskit, aš dar naujų argumentų pasakysiu, ne, užkirstas kelias ir išnagrinėta byla ir visgi nauji argumentai buvo, kurie nebuvo pateikti pirminėme nusišalime, tai teismas panaikino tą sprendimą ir įžvelgė šališkumą. Tai tokia tendencija su skundais dėl nuosprendžių, šiek tiek kitokie skaičiai ir kitokios tendencijos reiškiant nušalimus jau gyvame procese, neįskundžiant. Bet statistiškai pasirodo labai mes esame nuoseklūs. Tiek 25 metais, tiek 24 metais mes turėjom 3% atvejų, tai mažiau, prieš tai sakiau 10%, čia 3% atvejų, kai posėdžiuose bylose reiškiamas nušalinimas. 25 metais mes turėjome 10 atvejų, 24 8 atvejus, tai iš 25 iš 301 bylos, 24 294 bylos. Tai apie 3% ir iš tų 18, tai yra iš viso atvejų, iš 18 atvejų trečdalyje bylų teismas pritarė argumentams dėl pareikštų nušalinimų. Gana daug. Nustebau šį skaičių pamatęs, kad taip yra iš 18 6 atvejais buvo arba teisėjai nusišalino, arba buvo pritarta nušalinimu. Ir čia jau hipotezė pasitvirtino. Pusė iš tų atvejų buvo atvejai, kai teisėjai dalyvavo anksčiau bylose iki teisminio tyrimo stadijoje. Čia mes tikrai turėjom daug klaustukų ir aukščiausio teismo praktika įneša tam tikrų aiškumų, labai tą išgryninant ir apžvalgoje, ir sprendimuose, visgi formalus dalyvavimas anksčiau įvairiais aspektais. Parašas kažkoks padėjimo, bet nepasisakymas nieko apie kaltę, procesinių, procedūrinių klausimų sprendimas savaime visgi orientuoja kasacinio teismo praktiką, kad tai nesukuria pagrindo naikinti bent sprendimą jau žiūrint iš kasacinio teismo perspektyvos. Tai kartais mes spręsdami tos klausimus labai jautriai, iš tikrųjų skirstydami bylas jau žiūrime, bandom užbėgti už akių tiem atvejam, kad bus pareikšti nušalinimai ir bandom to išvengti, bet apeliacinis teismas, kaip ir aukščiausias teismas, turi iššūkį ir ta prasme, kad nėra galimybės, teisėjų skaičius ribotas ir nėra galimybės perduoti bylos kitam teismui, kad išsklaidyti bet kokias abejonės. Ir čia mes jau turim būti atsparus, ką aukščiausias teismas minėjo. Tai tokios tendencijos reiškiant nušalinimus, be abejo, dar irgi taip pat gyvam procese reiškiamas nušalinimas dėl to, kad kolegija atmeta prašymus kokius nors, paaiškėja jau vidury proceso. Tai dažniausiai tokios situacijos ir vis naujas tam tikras vaizdas ir aspektas, tai rečiau gal kiti teismai to neturi, mes turime teismingumo bylas, tai vadinamas, kai sprendžiam ginčus tarp teismų, perdodant bylą iš vieno teismo į kitą. Ir čia vėl kitos spalvos atsiveria. Tai pasižiūrėjome bylas nuo 23 iki 26, iki tolaus momento, neskaičiuojant ant stalo gulinčių dar klausimų, bet 28 turėjom tokius atvejus, 24 bylose perdavėm bylas, labai daug, perdavėm bylas kitam teismui. Ir atvejai čia vėlgi tendencijos, į kurias jau ir moderatorė atliepė pastebėjimą, tam tikras piktnaudžiavimo galbūt matom aspektas, tam tikras neatsparumas galbūt ir iš teismų pusės, bet atvejai kokie?
Tai 7 bylos, 25% dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisėjai. Žmonės, būdami vėlgi nepatenkinti sprendimu, sako, teismas piktnaudžiavo, suklastojo dokumentus, kokiai nors civiliniai byloje buvo toks ir anoks ir parašo pareiškimą pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjui arba visam teismui. Tai tokie 7 atvejai buvo praeitais metais ir kodėl taip iš pirmo žvilgsnio galėtumėm sakyti, kad turėtų būti atsparus ir tą teismai tiesą sakant daro. Bet kai ateina į apygardos teismą klausimas, jau baigiamasis sprendimas, pavyzdžiui, prokuroro nutarimas atsisakyti, pradėti ikiteisminį tyrimą tam teisėjui arba visam teismui, atsisako. Ir tada reikia nagrinėti tam teismui tokio nutarimo prokuroro pagristumą. Na ir tuomet jau iš tikrųjų iškyla klausimas, kaip tu pasisakysi dėl savęs. Mano atžvilgiu prašo pradėti ikiteisminį tyrimą, tai ar tikrai mes išsklaidysim tas abejonės. Tai ir šioje vietoje mes atlaidžiau, bet apeliacinis teismas žiūri ir paprastai perdodam tas bylas jau tokioj stadijoje, kai yra nutarimas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą. 7 atvejai, kai perdavėm dėl to, kad neliko teisėjų arba nėra teisėjų. 5 bylos, kai teismai yra nukentėjusieji arba teisme yra nukentėjusieji, pavyzdžiui, langai išdaužyti teismo ir sprendžia tas teismas, ar ikiteisminis tyrimas teisingas, neteisingas ir panašiai. Arba patys nukentėję yra proceso dalyviai iš teismo. Na ir aišku giminystė, artimi ryšiai, 5 bylos, tai ten teisėjo brolis, teisėjo vyro brolis, raštinės darbuotojas brolis, teisėjo patarėjo, giminaičiai, kaip nors sudalyvavo byloje. Tai tokiais atvejais irgi perdavinėjom bylas. Na ir kartais iš tikrųjų matom 4 bylos, kur konstatavom tiesiai iš esmės piktnaudžiavimą, kai bandoma apeiti nušalinimo institutą, reikšti nušalinimai byloje jau, atmesti tie nušalinimai ir tuomet prašoma perduoti visai kitam teismui, apeinant nušalinimo institutą, kad iš esmės prašoma pakeisti kitą teisėją ir kartais net nurodoma, kuriam teismui perduoti. Tai tokia tendencija. Jo, tai skaičiai tokie, o atliepiant į turbūt trumpą įžvalgą pasidalinsiu į teisėjas Ruškytės iškeltą aspektą ir tą neapibrėžtumą, objektyvaus šališkumo, tai mes tikrai pastebime tą tendenciją ir objektyvaus teismo nešališkumo aspekto turinio, platumą, dvilypumą, dviprasmiškumą ir tai automatiškai, mano manymu, sukuria galimybės ir leidžia kurti teismo šališkumo regimybės iliuzijų, netgi sakyčiau. Ir ypatingai tą daryti, kai daro tą teisininkai profesionalai. Tuomet teismas galbūt nebūdamas reiklus, sprendžia, įsivelia į tos klausimus, bylos praktiškai nenagrinėja, sprendžia klausimus dėl nušalinimo. Sprendžia, procesas įklimpsta. Tai, man atrodo, teisėjai po aukščiausio teismo praktikos paskutinių metų turėtų labai aiškiai ir reikliai žiūrėti į teikiamus nušalinimo pagrindus, į jų tikrai realumą, objektyvumą, pabrėžti individualumą. Ir įdomi tendencija pastebėjimas iš praktikos, kai tu paklausi proceso dalyvių, ar turėsi nušalinimą, taip, o kaip išgirsti pagrindus ir o kur tie realūs pasisakymai, kažkokia išreikšta pozicija, tada keli klausimą kitaip. O jūs pasitikit teisėjais? Taip, pasitikit. Bet teismų praktika yra tokia, kad keliaus byla į aukščiausią teismą ir bus panaikintas. Ir tą sako dažnai ir prokurorai. Ir tas verčia galvoti, kad teisėjai turėtų reikliau žiūrėti, įžvelgti kartais ir piktnaudžiavimą, ir dirbtinės situacijų kūrimo. Ir įžvelgus piktnaudžiavimą turėtų būti teisėjai drąsesni, mano galva, nors baudžiamasis bylas nagrinėjantis teisėjai
Čia įdomus aspektas. Priešingai, nei administracinių bylų ir civilinių bylų teisėjai neturi ANK, BTI ir CPK instrumento baudos už piktnaudžiavimą. Baudžiamajame procese ilgai dar advokatai sakė, kad nėra tokios sąvokos baudžiamosiose bylose. Tai mes projektą pabandėm tą atliepti, bet projektas giliai nustumtas ir kažkuriam tai stalčiui. Tai priminsiu ir norėčiau labai tą žinią padrąsinti teisėjus. BPK yra tokia 241 straipsnio antra dalis apie vadovavimo procesą. Ir ten yra parašyta, kad teisėjas turi šalinti viską, kas vilkina procesą. Tai yra tiesioginė sankcija už piktnaudžiavimą mano galva. Ir įžvelgę teisėjai piktnaudžiavimą turėtų įspėti, garbingai įspėti proceso dalyvius, kad vėliau, jeigu ir toliau kartosis tas kartotinis prašymas, kai įspėjai šalinti tokius prašymus ir kartais net palikti nenagrinėtus. Tokia įžvalga ir Ačiū, nes tai, manau, kad jau dvi kėdės kaista nuo sakyti, tai gal to pačiu principu gerai, bet kol kas neužduodam klausimų, bet tęsiant pasisakymus, gal pradėsiu nuo prokurorės, nes mums žodis reaguoti į viską ir paskui gerbiamams aukščiausio teismo teisėja ir į apibendrinimą jau ateisiu savo pasisakymą. Prašau. Tai ačiū visų pirma už pakvietimą. Iš tiesų buvo labai įdomu tiek susipažinti su Lietuvos aukščiausiojo teismo naujuoju apibendrinimu baudžiamosiose bylose, tiek ir šiandien išgirsti gerbiamą Ernesto Rimšelio pastabas ir konkrečius skaičius, kalbančius apie tai, kiek apskritai tų atvejų nušalinimo yra, nes tenka pripažinti, kad prokuratūrai tokia stebėsena apskritai nušalinimo atvejų, skaičiavimas, priežastis ir taip toliau, iš esmės nevedama galbūt tam pačiam žemiausiam lygyje, kolegos grįžę iš teismų aukštesniesiems prokurorams kažkiek ir referuoja tas visas priežastis, tai tie atvejai mūsų, matomi labai pavieniai, nebent ten per tarnybinės atsakomybės galbūt prizmę, kai žiūrim kai kurios klausimus, tie šališkumo atvejai, bet aišku, daugiau prokuroro aspektų yra vertinami. Tai, apskritai, tos įžvalgos yra labai svarbios ir aktualios ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad tas apskritai apibendrinimo turinys, išsamumas sudėliojo mūsų bent jau vertinimų tam tikrus taškus, nes apskritai žiūrint, iš tiesų baudžiamo proceso kodekse ir labai aiškus yra nustatyti kriterijai, tačiau jų taikymas praktikoje iš tiesų kartais įvelia tam tikrų niuansų, kartais nesusipratimų. Apskritai prokurorų, kaip aš supratau iš gerbiamo Ernesto Rimšelio pastabų, prokurorų reiškiami, sakykime, ten procesiniuose dokumentuose reiškiamos abejonės teismo nešališkumo. Noriu tikėti, kad tai nėra dažnas, galbūt tai daugiau kalbam apie tiesiog bendrą tokią literatūrinę išraišką, ar ne, jeigu jau ir nėra nurodomi konkretūs argumentai ir konkrečiai reiškiamas tiesiogiai nušalinimas ar neteisėjai, gal tai tiesiog turėtume žiūrėti į tai kaip tokį bendro pobūdžio argumentą, kuris iš esmės tiesiog kelia klausimą paties sprendimo ar ne teisėtumu, kuris tuo atveju yra ginčiamas. Tai šiuo požiūriu žiūrint, man dar labai patiko apibendrinime išsakyta ta pozicija, kad iš tiesų mes įžvelgiam labai dažnai ir teisėjų galbūt tuos pačius piktnaudžiavimo atvejus nusišalinimų, galbūt net įvardinčiau ne tiek piktnaudžiavimo, kiek tokios atsargumo prisėmimu, kad neduok Dieve proceso dalyvis, jeigu jau užsakė bet kokią abejonę, arba aš pats įžvelgiu kažkokią abejonę, kad aš jau geriau nusišalinsiu nuo tos bylos, tai man tikrai patiko tas atsparumo kriterijaus įvedimas šioje vietoje, kad iš tiesų teisėjas kiekvieną kartą turėtų labai atidžiai įvertinti tuos argumentus ir pažiūrėti, ar tikrai yra pagrindas nusišalinti kiekvienu atveju. Kiek man tekė, pavyzdžiui, dalyvauti bylose, tai tikrai buvo keletas atvejų, kai teisėjai patys pristato problemą, ar ne tai, kad kelia nusišalinimo klausimą, bet pristato problemą, kad aš, sakykime, esu pažįstamas, pavyzdžiui, su kažkuriuo tai, ar mokiausi su kažkuriuo tai proceso dalyviu, tai tas yra labai sveikintina, nes iš tiesų tai leidžia įsivertinti, tuo momentu, ar ne, kiek aš turiu pakankamai argumentų, ar ne, tokiam nušalinimui reikšti. Tai tas yra labai gerai.
Kitas momentas, ką konkrečiai prokurorai šiuo atveju žvelgtų, mes turim nepamiršti, kad vis tiek prokuratūra kaip institucija ir teismai yra konstituciniai partneriai, mes esame tiek vieni, tiek kiti išskirti kaip specifinės procesinės figūros ar neteisingumo sistemoje, net konstitucijoje tas yra apibrėžta. Ir tuo atveju, sakykime, jeigu teisėjai jau savo suformuoja tam tikrus kriterijus ir ką aš akcentavau tą atsparumo kriterijų, ar ne, kad ne kiekvienu atveju turėtų tas nusišalinimo klausimas būti sprendžiamas teigiamai, tai šiuo atveju mūsų bent jau vizija tokia yra, kad tikrai tais atvejais, kai kiti proceso dalyviai reiškia nušalinimo procese ir prokurorui, kad teisėjas nagrinėdamas tokį pareiškimą iš tiesų įsivertintų ir remdamasis tais pačiais analogiškais kriterijais, kaip ir teisėjai patys vertindami savo šališkumą to konkrečiu atveju. Nes manau, kad vis tiek vertybė, kad ikiteisminiam tyrime vadovavęs prokuroras ir tas, kuris ateina palaikyti valstybinio kaltinimo, kuris geriausiai išmano tiek ikiteisminio tyrimo detalės, tiek visą įrodomąją medžiagą, tiek geriausiai orientuojasi, ta prasme, apskritai toje situacijoje, toje nusikalstamoje veikloje. Tai iš tiesų tokio prokuroro išlaikymas procese tiek ikiteisminėme tyrime, tiek ir teisminėme nagrinėjime turėtų būti vertybė, nes tai tik taip tokiu būdu galėtume užtikrinti ir paties teismo tą bendrąją prasme vertinamą nepriklausomumą ir nešališkumą, ar ne, ir tą kokybišką tos baudžiamosios bylos, netgi ir civilinės bylos, kurioje dalyvauja viešai prokuroras, ar ne, išnagrinėjimą ir teisingo procesinio sprendimo priėmimą. Ačiū labai. Ugne, tai ką gaunam žodį kolegui Justui, taip, advokatūros atstovai, tikrai galite vėlgi reaguoti į bet kurio iš pasisakymų, pristatyti lūkesčius. Ponas nespėjau pasisveikinti labą visiems mielos bendruomenės nariam visiems ir iš tikrųjų, kaip advokatai mėgstam kalbėti kaip gynėjai paskutiniai medaliai gynėjai, paskutinė advokatė. Iš tikrųjų, tai norėčiau nuo advokatūros, pasakė, čia prie neišsemiama tema, tas ir nepriklausomumas, ir nešališkumas, bet aš norėčiau du aspektus nuo advokatų pastebėti ir sureaguoti gal į tos nušalinimus, kadangi tikrai aktualūs, ir su pradžiai pasakyta labai svarbi idėja apie teisėjo pažiūrų. Ar tai yra vertybė, ar tai ne, ir kaip mes matytumėm, kaip privalu. Tai nuo advokatų norėčiau tokia dėmesį, kad kaip bendruomenės, tiek teisėjai, tiek prokurorai, tiek advokatai ir antstolių atstovų yra šitos bendruomenės turi vieną tikslą, kad būtų priimtas teisingas sprendimas. Teisingas sprendimas, aš manau, jis neatsiejamas nuo nepriklausomo nešališko teismo ir tai yra visų bendruomenių interesas. Mes kaip advokatai esame galbūt tokie, drįstumėm save laikyti arčiausiais kritikais, kurie pamatė teismo sprendimą ar nuosprendį, perteikim jį klientui, išaiškinam, koks jis yra ir dažniausiai, kaip visi suprantam, kaip čia buvo statistikoje 48% pasitikė, tai tie 50% gali nelabai gerą sprendimą. Ir čia pasireiškia gal didžiausias mūsų toks susidūrimas, kai tu matai negerą sprendimą, atmetimą tavo reikalą, klientų, nedaug. Ir tu matai, kad viskas yra padaryta gerai. Ir, pavyzdžiui, tada klientas, aišku, klientui teismas negeras, teismas šališkas, nupirktas, aišku, ir tu tada turi rasti argumentų įtikinti, kad tai yra vis tik teismo apeliacija nėra pagrįsta, nėra motyvuota, nebūtinai bus sėkminga, ir tada jau klientas, aišku, galutinį sprendimą pats priima. Bet mes kaip advokatai iš to vietoje stengiamės užtikrinti tokį nešališkumą, kad atkreipti dėmesį į tai, kad tas teismas vis tik buvo nešališkas, teisingas ir tokia praktika, kad tai yra teisinga, teisėjai gerai sumotyvuota pozicija. Ir su kuo šitoje vietoje mes susidurėm, kad būna blogai truputėlį, teismo kartais būna formuluojamas tarsi sakinys pabaigoje, kadangi reikalavimai atmetami, dėl kitų argumentų nepasisako. Ir šiandien labai dažnas toksai teiginys. O čia visiškai nereikšmingai kiti. O žmogui tai įsivaizduokit, tai iš tikrųjų yra vos ne. Taigi žiūrėkit, ten jis nepasisakė dėl to ir to, tai čia esmė buvo. Aišku, mes bandom tai išaiškinti, kad kalbą galimai tikrai nereikšmingai argumentai, bet teisė jam kaip žmogui yra kartais vien dėl to, jis eina, kad teismas neįsigilino, nesuprato mano problemos esmės. Tai vėlgi aš suprantu, kad į visus argumentus tikrai ne visada yra įmanoma įsigilinti arba juos atsakinėti, kartais net prasmės nėra.
Bet va, tas sakinys kartais pakankamai sudaro pagrindą žmogui jaustis, kad jo bylą išnagrinėja nebūtinai objektyvus teismas. Kiti atvejai, aišku, kai jau kaip rimtas teisingas teismo sprendimas, tai čia visiems šventė ir nėra klausimų. Antras dalykas, ką norėčiau kaip advokatas atkreipti dėmesį į advokatūros veikla teisme, tai 30%, sakyčiau, gal net mažiau sudaro, visi kiti yra tokie komerciniai sandoriai, komercinės konsultacijos ir jose pabaigoje dažnai būna frazė, kur spręsim ginčą ir visi bus. Ir šiaip nuo pat nepriklausomybės pradžios ir dabar dar yra tas gajus, kad atiduodama arbitražui, kadangi arbitražas yra toks lygtai greitesnė, lygtais labiau prognozuojama priemonė ir kodėl tas arbitražas buvo labai gajus pradžioje, tai yra verslo sprendimas, o teismais mes nepasitikim. Tai ypač didelės kompanijos, didelės organizacijos sako, čia pas mus yra milijonai, žiūrėk, teisėjas gauna tūkstančius, tai jisai negalės mano lėšų objektyviai išnagrinėti, nes čia yra skirtingo lygio klausimas. Kuo norėčiau pasidžiaugti, aukščiausio teismo didelis, kad tas požiūris tikrai keičiasi. Mes kaip advokatai, kai ruošiam sutartis, tai žiūrėkime, pas mus bylų nagrinėjimo Europoje terminas yra beveik trumpiausias. Sprendimai yra pakankamai patikimi, jie stabilūs. Aukščiausiai teismas formuoja praktiką, kurią tu gali perskaityti, įvertinti ir jau žiūrėti, kas bus tavo neįvykdžius sutarties. Tai šita dalis iš tikrųjų yra tikrai didelė, tiktais, jinai ir gerėja tuo, tai aišku, dar vis tik lieka, kad arbitražą nemažai perdodama tam, kad būtų greitesnis yra sprendimas. Tai jeigu dar turim kur tobulėti, gal greitai. Bet jau kas kaip pristatė teisėjas, tas darome. Dėl nužadinimo, iš tikrųjų, tas toks jautrus klausimas ir mums susidaro vaizdas tikrai pas mus, kad diskutuojam ne kartą ir dalykus būna ginčiai, kad advokatai lygtais piktnaudžiauja kartais ir ta pas mus problema matoma, tačiau mums susidaro vaizdas, kad tą nušalinimą kartais teisėjas labai asmeniškai priima. Lygtais juo nepasitikė, lygtais ir įsižeidžia labai ir tada matome tokių atsakymų ir net skundų parašom, kad jūs patys pasinagrinėkite, ar čia drausmė nebuvo pažįsta. Tai mums atrodo, tai labai kažkaip susijautrina iš abiejų pusių. Viena vertus atrodo, pavyzdžiui, neleidžia užduoti klausimą, neleidžia ekspertizės nuskirti, neleidžia kažkokią tai užkertą įrodinėjimą kelią, žmogui atrodo tam, kurio byla nagrinėjama, tai čia jo likimas. Man neleidžia kažko. Tai kas gali, tai procese parašta, kad gali, teisėjas neleidžia, reiškia teisėjas išrašė. Ir automatiškai tas sprendimas ir tada advokatas bando įvilkti teisės saugą ir pagrindinė teisėjai. Ir, kaip sako, daug labai atmetama praktiškai tų nušalinimų, nes kito instrumento kaip kažkokio nėra. Yra tekę mums su teismų bendrauti, o ką daryti kaip procese. Teisėjas turi mandatą, kiekvienas individualų ir jisai sprendžia ir tokios gal ne nušalinimo priemonės, bet kažkokios tai silpnesnės, švelnesnės procesinės priemonės gal padėtų išspręsti šitą dalyką. Bet kartais tas nušalinimas reiškiamas iš bevilkskumo. Ir tokių atvejų tikrai turi. Ir paskutinis klausimas, tai ką ponia Rima iškėlė, tai labai įdomus. Ar teisėjas turi reikšti savo pažiūras ir jomis vadovautis priimdamas sprendimą? Žinau, Amerikoje buvo vienas teisėjas, kuris labai aiškiai reiškė savo šeimos santuokos nutraukimo pagrindų, savo nuomonės, pozicijas, ir jisai žinojo, kad visos bylos yra paskui apeliacijai keičiamos, pasijuotas. Jo, jisai labai nuoseklus, jisai laikė savo poziciją, tuo didžiausiai laimėjo. Ir visi tą žinojo, kad visiems tai buvo kokių demokratijos išraiškų, kad žiūrėkit, jis turi mandatą, gavo nuo prezidento, konstitucijai, nieks jam negali pakeisti jo pažiūrų. Bet ar tai jau stabilumą užtikrina, kai tu gauni ir žinai, kad tavo toks teisėjas, tai tu gali nieko nenorėti, tu žinai sprendimus. Man atrodytų, kad tai nėra gerai. Nes iš tikrųjų, tai jeigu, vėlgi, tai toks jau kardinalus dalykas. Tai mes sutinkam, kad teisėjai negali būti visiškai akli, nematyti, kas dedasi aplinkui ir motyvuoti, bet sprendimo pagrindų, mano įsitikinimų, tai negalėtų būti. Nes tai yra asmeninis įsitikinimo, vis tik tai stebėdės ir lauktumėm tos, kuri pagal įstatymą, kaip administracinė teismė, yra teisenoje labai gera frazė, kad teismas nustato formalią tiesą. Tai yra formali tiesa, net jeigu ir mums klientui lengviau paaiškinti, jeigu pas tave gal teisybė kažkur šalia yra, bet tu pasirašai tokią sutartį, tau tai nepatinka, bet formali tiesa yra tokia ir tai yra aiškus standartas veiklos ir mums suprantamas ir klientui išaiškinimas dalykas. Aišku, tas, kad teisingumo jausmas, kuris įgyvendinamas, jis nesakė, kad vadovautis teisingumo jausmu,
irgi labai gerai, tada, kai jau nebėra tos teisės šaltinė, nebėra ar sutarties, ar įstatymos normos nėra, ir tada čia irgi galėčiau pasidžiaugti, teisėjai tikrai labai priima įdomus, drąsius, teisingus sprendimus, kurie ne visada tų motyvus perskaitai, nes jų tiesiog neparašo, bet teisėjas turi vidinį savo įsitikinimą, jie išreiškia, kad priėmė tokį sprendimą. Tai šito požiūrio, manau, tikrai teismai funkcionuoja, kyla mūsų teisėjų visuomenės ir užtikrina tas pasitikėjimas teismais tą atspindi. Tai kaip jūsų teisingumo paslaugos vartotojai, mes tikrai džiaugiamės, kurį matome dabar. Ačiū. Mandavus svečiai, kas taip negalina šimtus. Tai labai ačiū jums už iššūkį, bet iš tiesų čia aš juokauju, aišku, kad tikrai čia bendras rūpestis mūsų visų, iš tikrųjų, ne tik formalus teisingumas, bet kiek įmanoma priartėti prie to teisingumo. Na, kaip yra senas labai posakis, kad niekas negali būti teisėjas savo byloje, bet kartais esam teisėjai savo bylose, tai ir nusišalindami arba nenusišalindami realiai mes ir esam taip teisėjų savo šališkumo byloje. Tai va aš gal paskutiniam tokiam žodžiu, paskui jau pereisim gal į klausimus, kvieščiau pasisakyti Egidiją Tamošiūnienę, kuri be abejo ne tik civilinių bylų žinovė, bet per mišrias kolegijas ne kartą spręsta visokie nešališkumo klausimai ir baudžiamosiose bylose. Tai prašau, Egidija. Tai ačiū už suteiktą žodį. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kodėl pagyrė svečią. Sako, gražiai elgėsi ir panašiai, įtariu dėl to, kad juos prieš tai išvadino žmonėmis. Sakė, advokatas žmogus prokuroras, žmogus apie teisėjus nutylėjo. Bet turbūt nedirba. Iš esmės taip. Pirmiausia, apie diskusijos temą. Aš ją pamačiusi, taip tiesą pasakius, iš karto sudvejoju. Ir kodėl sudvejoju? Tai jeigu manęs kas nors dalyvauja, mano studentas vienas, kas paklaustų moksle, pasakyčiau vienareikšmiškai, nuvalkio tą temą. Nėra apie ką kalbėti moksle. Bet jeigu mes einam prie teismo kasdienybės ir realybės, arba apskritai įsivaizdavimo, kas yra teismas, tema yra reikalaujanti nuolatinio dėmesio. Ir pirmiausia, jinai reikalauja nuolatinio dėmesio dėl vienos labai paprastos, tokios, sakyčiau, priežasties. Tai yra tiesiog teismo autoriteto pasitikėjimo teismų turinys. Būtent šita teisė į nešališką ir nepriklausomą teismą, tai yra tos tokio mūsų turimo arba neturimo, galbūt kai kuriais atvejais, autoriteto turinys. Tai, kad tik pasidžiaugiam, nežinau, atrodo, truputį jau suklastojo tų duomenys advokatėmis, sakė 51 procentas. Buvo paskelbta jau, man atrodo, ir didesnis procentas tarsi pasitikė. Ar tai savaime ką nors reiškia? Nežinau. Jeigu dabar paprašyčiau jūsų pakelti rankas, kas esate asmeniškai turėję civilinę bylą? Asmeniškai, ne kaip advokatas, bet asmeniškai. Kodėl ne ta publika? Mes visi turim teisę bylinėtis. Aš pati esu turėjusi. Ar jūs nušalintumėt teisėją, kuris po teismo posėdžio jūs kažkaip apibūdintų, nežinau, tarkim, jūsų išvaizdą, jūsų kalbėseną, kitus kažkokius požymus, arba, pavyzdžiui, teismo posėdžio metu jūs sviestų bylą per stalą ir sakytų, jūs ten pasižiūrėkit, suraskit man įrodymus ar kažką tokio. Tikrai taip. Kalbu be abejonės apie praeitį daugiau, bet tai tikrai nekurtų pasitikėjimo atmosferą. Teismo posėdžių salėje tikrai nekurtų. Matyt, turėtumėm pagalvoti apie keletą aspektų, kas jau yra būtent teismo reikalas apie tai pagalvoti. Na ir jeigu kalbėsim apie šitą problemą tokiam globaliam lygmenį, tai tarsi atrodytų, galim nusileisti iki nacionalinio lygmens ir sakyti, pasakė skaičius ar ne, baudžiamųjų bylų skaičius, aš galėčiau pridėti kažką iš civilinių bylų. Ar tai būtų galima įvardinti pagrindinę mūsų teismų sistemos problemą? Turbūt, kad ne. Bet ar tai nereiškia kažką daugiau, kad galim nusiraminti? Turbūt irgi ne. Nes jeigu pasižiūrėsim, kas vyksta Europoje, aš visada tai pavadinu toks, kažkoks yra, sakyčiau, teismų sistemų atžvilgių politinis bruzdesys.
Ir tai nėra kažkokios pavienės šalys, buvusi konstitucinio teismo teisėja įvardijo, pasakė, iš vienos pusės pasilygino švelnus konstitucinis teismas, iš kitos pusės pasakė, su kuo kažkada lyginome. Tai yra 9 net valstybės Europos Sąjungoje, kuriuose kažkas vyksta. Ir būtent vyksta teismų sistemų atžvilgių. Ir tai yra tam tikra prasme kėsinamasi į teismų nepriklausomumą ir nešališkumą. Tai yra susiję ir su teisėjų saviraiškos laisvė. Ar gali likti teisėjas tylus? Negali likti teisėjas tylus. Ir kodėl negali likti teisėjas tylus? Arba neturėti tam tikrų pažiūrų, ypač kai kalbam apie teisės viršenybės principą, dėl vienos labai paprastos priežasties. Tokiu teisėju niekada nepasitikėčiau. Kodėl? Todėl, kad jeigu jisai tyli, matydamas kažkieno kito atžvilgių galbūt vykdomą teisės pažeidimą, jis tylės visada. Jis susitaikys su viskuo. Toks teisėjas norės patikti kažkam ir tas noras patikti jį ves prie to, kad jis išliks tylus ir tada, kada bus pažeidžiamas teisės viršenybės principas. Ar mes Lietuvoje turim šitą problemą? Statistiškai ne. Statistika mums tarsi galėtų padėti galvoti apie tai, kad ne. Pasauliniam teisės viršenybės stebėsenos indekse mes turim dabar, dar sakyčiau, puikią poziciją, 11 poziciją. Telpam į 20-tuką. Ar tai yra labai gerai? Galima suklusti, todėl kad prieš 2 metus buvom 8-oje. Keletas metų ir kažkas pasikeitė. Ten yra daugybė kriterijų, kurie yra vertinami. Vienas iš jų be abejonės būtų apie pasitikėjimą teismo nepriklausomumą ir nešališkumą. Tai yra tie aspektai, kurie irgi patenka. Aš kalbu beje apie civilinės bylas. Čia toks įdomus, kaip čia pasakyti, palyginimas tuo aspektu, kad baudžiamosiose bylose arba baudžiamojo teisingumo srityje šiek tiek paaugo reitingas, civilinių bylų atžvilgių šiek tiek nusileido, bet matyt kažkur per vidurį galėtum susilyginti ir be abejonės pasaulyje užimam tikrai garbingą poziciją. Bet grįžtant prie mūsų tų realijų, man atrodo, Ernestas įvardijo visus skaičius baudžiamosiose bylose, civilinėse bylose aš drįstu pasakyti, tokios statistikos iš esmės nevedam, bet ir nelabai galim ją vesti. Mes irgi nevedam, bandėm paskaičiuoti. Bet ir mums paskaičiuoti būtų pernelyg sudėtinga, nes yra per daug bylų, kad būtų galima įsivertinti kažkokią tendenciją, bet galima vertinti, tai minėtasias 2 KT bylas, kurias nagrinėja Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Ir aš pasižiūrėjau 5 metų maždaug statistiką ir kas nors labai keičiasi. Įdomus aspektas, kad nesikeičia, atrodytų nei blogėja, nei gerėja, bet šalia, jeigu pridėsim kitą skaičių, tai yra kaip keičiasi apskritai gaunamų civilinių bylų tendencijos, tai reikėtų pasakyti taip, civilinių bylų mažėja, nušalinimų nemažėja. Jau kažką tai turėtų rodyti. Jeigu žiūrėsim tų nušalinimų arba keliamų nušalinimo klausimų turinį, jis yra iš esmės pasikartoti. Tai yra, kyla įvairiausios abejonės susijusios su tokio asmeniniu teisėjo nusiteikimu dažniausiai byloje, arba apima šalis tam tikrą baimę, kad teisėjas gali būti šališkas. Galėtume pasakyti labai paprastai, tokie nušalinimo pareiškimai atmetami. Bet ar tai viskas? Teismų sistemai neturėtų būti viskas. Nes tai reiškia vieną paprastą dalyką, kad mes esam kažkada nepadarę namų darbų ir dabar jau nedarom. Tai yra matyti nepakankamai aiškinam šioje srityje, nepakankamai atskleidžiam, nepakankamai įtikinam savo turimų autoritetų, nepakankamai galbūt parodom, kad yra tie elementai, kurie turėtų rodyti byloje dalyvaujantiem asmenim, kad teismas yra patikimas. Reiškia, to nėra. Aišku, čia galiu žiūrėti ir į advokatus įvairiai, žiūrėti. Čia turėtų būti taip kaip ir, norėjau pasakyti, Linas, atsiprašau, Justas, pasakė, turėtų būti bendras darbas. Bendras darbas, ta prasme, kad tie, kurie dalyvauja procese, mes neturėtumėm dirbtinai kurti nepasitikėjimo atmosferos pačioje teisininkų bendruomenėje. Ir ta pati teisininkų bendruomenė irgi turėtų būti suinteresuota ne tik, kad teismas būtų autoritetingas, kad teisininkų bendruomenė būtų autoritetinga, kiekvienas mūsų žodis, kad jisai būtų svarus, kad jisai turėtų tam tikrą turinį ir tas turinys jis būtų patikimas. Kad mes
patys nesvyruotumėm pagal politinį naratyvą. Politinis naratyvas be abejonės jis reiškia, kad kas kart, kai kažkokia išnagrinėjama, na, jeigu taip galima pasakyti, rezonansinė byla, tai bandoma pakelti praeities nuodėmes. Taip, jos buvo praeityje, reikia pripažinti, bet ar jos daroma šiandien? Manau, kad ne. Tai dėl to tas autoriteto kūrimas jis yra nuolatinis veiksmas, atsipalaiduoti negalim, bet reikia veikti kažkaip bendrai, kartu. Na ir čia dar vienas aspektas, nežinau, jeigu leisit, pratęsim. Galbūt reikėtų pagalvoti apie nušalinimo, nusišalinimo institutų suvienodinimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Tai yra suartinti šios procesus, na, be abejonės aš lenkiu prie to, kad turėtų būti naudojamas civilinėme procese taikomas modelis. Ir pasakysiu, kodėl. Pirmiausia, kodėl yra nuogąstaujama, galvojama, kad štai kažkaip teisėjas norės nusišalinti, per daug nusišalinti. Civilinėse bylose turima praktika rodo, kad to nėra. Yra gal kartais pavieniai atvejai, bet sakyčiau, tai tikrai nėra jokių tendencijų, kad civilinės bylas nagrinėjantis teisėjai gavę kokią nors sudėtingą bylą, iš karto jiem pradėtų skaudėti galvą, dar kas nors atsitiktų ir jie sakytų, ne, aš gal jau būsiu nusiteikusi kažkaip tai ar šališkai ir panašiai. To tikrai nėra. Iš kitos pusės mums reikia turėti tam tikrą balansą tarp nušalinimų, pagrįstų nušalinimų ir pagrįstų nusišalinimų. Tai nereiškia jokių būdų ir kito kraštutinumo, kad neturėtų būti nusišalinama, kada toks poreikis yra. Ir aš manau, kad civilinėse bylose mes tikrai turim ne tik išvysti tą gerą praktiką dėl nušalinimo klausimų sprendimų, bet mes turim ir kitą labai gerą praktiką. Tai yra, kada, na, aš taip gal pavadinsiu tokiom organizaciniam priemonėm, iki bylos skirimo daugelis problemų yra identifikuojama. Tam yra interesų konfliktų deklaravimas, jos yra atpažįstama ankstyvosiose stadijose ir tiesiog atsitiktiniai tokie atvejai arba klaidos yra padaromos, kada teisėjui yra paskiriama byla, nuo kurios jis tikrai turi nusišalinti aiškiai. Tai va čia jau parodom, tarkim, kad jokių būdų nereiks advokatui nerimauti, kad štai paskyrė bylą ir aiškiai, akivaizdžiai žinau priežastį, dėl ko jie, tarkim, teisėją reikėtų nušalinti. Tai va, tai sakyčiau, tokia mūsų turėtų būti ateitis, jos siekiamybė ir artinti tuos procesus, galbūt tai galėtų būti, na, tam tikra prasme bendras institutas, nusišalinimo institutas vienodas, bet kam, bet kokiai bylai, kuri nagrinėjama teisme. Tai iš tikrųjų, prašau, dabar laisva, ačiū visiems pasisakiusiems, pirminės idėjas. Mes dar turim, čia sekam laiką, sekam tikrai dar gražių 20 minučių laisvai diskusijai. Prašau, jūs jau norėjote reaguoti. Ir taip pat ir iš salės, iš tikrųjų, galite reaguoti į bet kurio prelegento pasisakymą, taip pat savo mintis išreikšti. Tai aš labai trumpai apie nušalinimus ir nusišalinimus, kadangi čia nemažai streikų renka advokatai, nes jie vis tiek pristato tą nušalinimą arba sušalinimą, tai ir dėl ko iškyla tas, toks atrodytų nepagrįstas, tai labai dažnai kažkoks procesinis prašymas, klausimas, ekspertizių, kokių skirimo. Ir kai teisėjas, matydamas gal savo įsivaizdavimo, kaip ta byla turi būti, bet dabar tiesiog atmeta, čia nesusiję, čia nereikia, čia vilkins į bylą ir panašiai. Ir tas nepakankamas gal motyvavimas, kodėl to nereikia. Pavyzdžiui, yra baudžiamosios bylos padaryti ekspertizę, o norima civilinai naują daryti. Kaip ir atrodo, jos skirtingai darosi, skirtingai formuojamas, klausimų uždavinėje, bet teisėjui atrodo, kad nebereikia. O šaliai, tai toks pamotyvavimas atrodo, kad jis jau turi išankstinę nuomonę, kad, pavyzdžiui, jau šitos skamba atmesiu, man nereikia, ir tas arba viena ir kitai šaliai tas sukliūna. Tai galbūt tokių procesinių prašymų atmetimas, tiesiog lengva ranka sukelia pagrindą ir abejonę, kad galimai teisėjas turi išankstinę nuomonę šitoje, o tai išankstinė nuomonė jau yra pagrindas nušalinti. Tai aš nežinau, aš matau visų atvejų, kurie buvo išanalizuoti nušalinimą, bet tokie pasitaiko ir net ir mūsų klientų, kuriuos atstovauju, kad būna toks klausimas, iš karto abejonė, tai gal teisėjas jau turi sprendimą, tik tai jau pusiau pasakė, pusiau nepasakė. Tai tokie ir, vėlgi, kad turi teisę tą nušalinimą, reiškia, suabejoja ir tą abejonę, aišku, įveikimai, tą abejonę ir procesas važiuoja toliau. Ir man atrodo, jeigu galima, aš pasakysiu, tokia pastaba, aš sakyčiau, jinai labai laiku ir vietą ir tikrai tinkama daugelį atvejų, jeigu taip įvyko.
Bet ko mes turėtumėm siekti? Mes turėtumėm siekti parodyti šaliai, kad jinai buvo išklausyta. Šiuo atveju, aišku, reiškia, kad kiekvieną argumentą turim įvertinti ir atmesti. Ir tas ypač svarbu, kai yra sprendžiamas teisėjo nušalinimo klausimas. Irgi turėtų būti parodyta, kad viskas buvo svarbu, viską mes įvertinam. Ir lygiai taip pat yra su procesinio pobūdžio prašymais. Na, pavyzdžiui, galima, aš nežinau, čia aišku spėlioju dabar, nes nenagrinėjamgi konkrečios bylos, bet tarkim būtų galima pasakyti, kad galbūt tokiam procesiniam prašymui, kurį jūs reiškite šiuo metu, dar nelaik, dar palaukit. Na, tiesiog, aš manau, kad irgi pereinam ir į kitą diskusiją apie tokią iš vienos pusės motyvavimas, argumentų nurodymas, iš kitos pusės proceso valdymas. Tai proceso valdymas yra tikrai atskira tema, bet proceso valdymas, tinkamas proceso valdymas išspręstų keliamų klausimų, net ir dėl teisėjo šališkumo. Jeigu dar leisit žodį pridėti apie tą proceso valdymą. Pridėkit, tada kad jūs norit pridėti žodį, jaučiu. Tada proceso valdymo tikrai pritarčiau, nes susidaro vaizdas, kai iš tikrųjų tikrai matome. Žemė ir raštus suformuluoja prašymus, skirkit baudą, kitaip neįmanoma. Tai iš tikrųjų teisėjai, sakai, jeigu aš skirsiu baudą, aš parodysiu savo šališkumą, kad aš palaikau tą šalį, jau kažkokios tenkinių prašymus, aš nenoriu tokių abejonių skelbti, tiesiog baudos neskirti. Geresnis atvejis kaip proceso pabaigos. Bet eigoje, kaip tu matai, kad iš tikrųjų užvilkinti laiką, siekiant prašymus verčia vieną po kitą, nesilaiko tvarkos procesą, tai iš tikrųjų, kad norėčiau teisėjų bendrovę tikrai iš advokato pusės padrąsinti, nebijokit, o 95 CPK taikyti yra bauda, jūsų instrumentas, jinai sutvarkytų procesą nemažai. Gal sukeltų painiavos šiek tiek ginčinis, bet tai nustatytų ribas ar taisyklės žaidimo, nes yra labai garbingų kolegų, yra kurie pasiduoda kliento prašymų norų vykdyti tą procesą, tada nuginčia visi. Tai tiek, ačiū. Jūs man norėtumėte paprašyti. Tai pratęsiant tą mintį dabar ir Egidijos, ir advokatų bendruomenės, tai apie skirtumus, kurie man tiesą sakant absoliučiai nesuprantami. Kuo skiriasi, klausimas iš esmės vienodas. Reiškia nušalinimą, na, tarkim, dėl to paties aspekto, kokių nors sąsajų su kokiu nors ar dalyvavimu kitoje byloje ar panašiai. Tai koks skirtumas, ar tai sakoma civiliniam procese, ar baudžiamajam procese, ar administraciniai teisenoje? Ir aš neįsivaizduoju, kaip advokatui paaiškinti bylininkui, kuris galbūt ir tose, ir tie skirtumai. Kai civiliniam procese senovėje taip yra, ar ne, jau naujas CPK. 12 metais, man atrodo, BTI buvo pakeistas, kad suvienodinti su CPK procedūras, kad visgi tas nušalimo klausimų sprendimas, kai sprendžia pats teisėjas, na, jisai toksai archaiškas, išprogramuoja galbūt iš karto, kad čia visi piknaudžiaus, tai greitai tas pats teisėjas man pareiškia, aš greitai atmetu. Nu, nežinau, ar baudžiamajam procese gal blogesni žmonės, bet taip tie nusikaltimai šiandien ne visi tokie. Ir kodėl baudžiamajam procese yra kitaip, aš negaliu paaiškinti. Tai čia pati procedūra. Kitas aspektas įdomus, advokatas, drąsiau taikykit baudas. Nu, tai aš prisimenu, kokia buvo, kai BPK išėjo projektas su pasiūlymu labai atsargiai baudžiamajam procese piknaudžiavimo procesų savoką tik įdėti. Tai sukilo advokatų bendruomenė, ir aš atsimenu vieną straipsnį, kuriame piknaudžiavimas procese čia yra išmislas kažkur iš užsienio paimtas. Maždaug nežinomas čia Lietuvoje. Tai kritika baisi, o CPK bauda, tarp kitko, žiūrint CPK yra BTI, baudos skirimo procedūra, ko gaila nėra BPK, irgi skiriasi reglamentavime. Pasižiūrėkit įdomumo labui, kaip skiriama CPK bauda už piknaudžiavimą ir BTI, ten taip įdomiai pasakyta, kad bauda netgi gali būti panaudota nukentėjusios nuo piknaudžiavimo šalies ir civiliniam procese taip yra. Čia vadinama privati bauda. Bet bent jau atsiprašau tame. Ką dar čia privati bauda, tarp kitko yra už teismo sprendimų nevykdymą.
Tai va, tai baudžiamajam procese mes tų dalykų neturim ir aš nesuprantu, kodėl tie skirtumai tokie dideli. Nes žinot, kam skirti, ar ta prasme, jeigu bus paskirta privati bauda, tai kam atiteks, ar prokuratūrai, ar advokatui. Ir dar vienas aspektas, kad jau yra ir viena ir atskiroji nuomonė aukščiausio teismo, kur buvo kritika net PPK reguliavimui konstitucingumo prasme. Ir iš tikrųjų tas atvejis, kai teisėjas nusišalina, matydamas tam tikrą problemą byloje, nuoširdžiai galbūt ir tą matydamas, bet skirininkas ar teismo pirmininkas nepatvirtina šalinimą. Tai šitas klausimas buvo iškeltas jau ir ta prasme, konstitucingumo aspektu. Kol kas mes bylų neturim ir aukščiausias teismas irgi nėra kreipęsis į konstitucinį teismą, bet kažkaip aš galvoju, kad ateitis prives mus prie to. Tai labai ačiū, mačiau, kad tikrai yra norinčių pasakyti. Prašau. Jeigu leis, du aspektus norėjau pasakyti. Nepamirškim su tom baudom, kad yra tas straipsnis. Mes tik profesinė pareiga. Ir prokurorai ir advokatai procese. Taip, aš norėčiau iš kito kampo pasakyti, kad ta diskusija, kai yra salėje du advokatai, labiau teisėjų, priverčia keisti poziciją, kad šiais metais galima padaryti teisės formų ir skirti praeitim, kada yra nešališkumas, labai šalia subjektiškumas. Ir mūsų pareigos ir galimybės skiriasi, kada klientas mato atmestą prašymą, jis galvoja, kad kodėl tas subjektyvus teisėjas jau yra ir šališkas. Tai va čia savokose reikėtų mums labai aiškiai kalbėtis tiek teisininkų bendruomenė visoje, tiek su prokurorais, tiek su teisėjais, tiek su advokatais, daryti bendrą konferenciją ir susitarti dėl savoko. O antra, ką norėjau pasakyti, nešališkumas vertus žmogiškumų. Ar iš tikrųjų čia yra, kai jūs teisėjai, jūs atmalti ir tampate mediatoriais, jūs padarėte stebuklų. Jūs pasikeičiate, jūs esate nuostabūs žmonės, jūs mokate Bet čia tik tiek ir milijonai. Jūs padarėte. Susidedat matė dingsta jūsų šitos. Tas talentas turi. Tai aš tikiu, kad tas nešališkumas ir žmogiškumas būtų visiškai šalia. Ir tada atsiras tą, ką kalbėjote jūs, autoritetas. Pasitikėjimas ir net neabejonės skųsti. Po teisėjo mediatoriaus niekada nekyla abejonė. Jisai pasakė, jisai susakė savo poziciją, jis išdėstė. Tai skirkim diskusijos. Lygiai vertės, ne du prieš. Bet lygiai vertės. Labai ačiū. Be abejo, jūs pažįstamas, bet vis tik Mindaugas Kukaitis kalbėjo. Taip, gal iš tikrųjų, matau, prašau. Tik gal, Mykolai, prisistatykit. Mes kalbam daug apie teisėją, nepriklausomumas, tas atsakomybės tai yra teismo nepriklausomumas, teisėjas, nušalinimo pagrindai, bet nepamirštam kalbėti apie teisėjo padėjėją, kuris irgi atlieka ganėtinai svarbų vaidmenį teismo. Davos šeimos procese, tai ir čia matyti yra labai svarbi ir viena rezultate, 20 metų, 20 kurie konstatuotas teismo šališkumas dėl teisėjo padėjėjo su nepriklausomus rašybų. Kyla klausimas, ar čia apskritai nesvėtų perkelti išmanant pareigas ne tik teisėjai, bet teisėjo padėjėjai. Ir tas klausimas, kuomet teismai neturėtų kažkokių priemonių viešinti, kas dalyvauja iš padėjėjų teisminiam procese. Labai ačiū už klausimą, gal prašau tikrai, bet kuris iš... Tik galiu aš sureaguoti. Žinoma, problema yra ir jinai, sakyčiau, tokia iš dviejų pusių gal vertinti, ne? Čia Mykolas labiau iš tokios B pozicijos pasakė, aš dar sakyčiau, kad reikėtų pirmiausia A klausimą išspręsti. Tai yra dėl teisėjo padėjėjo vaidmens apskritai teisingumo vykdymo procese. Ir čia daugiau
tokių probleminių aspektų būtų, nes ta diskusija, na, sakyčiau, nuo 2010 metų vyksta, kad galbūt reikėtų suteikti tam tikras procesinės funkcijas teisėjo padėjėjai. Dar su tuometiniu, dabar bijau suklysti, gal jau tada neatsimenu ir buvo, bet profesorius Egidijus, kuris dalyvavo teismų sistemos organizuotojų diskusijoje dėl teisėjų padėjėjų vaidmens. Ir tada buvo viena, na, toks bendras, sakyčiau, sutarimas teismų ir kitų teisininkų bendruomenėje, kad tam būtinas konstitucijos pakeitimas. Tai yra konstitucijos 109 straipsnio pakeitimas, priešingų atveju įsivaizduoti būtų pernelyg sudėtinga. Mykolas paminėjo vieną iš ŽTT pavyzdžių, bet buvo dar keletas pavyzdžių, kuriais remiantis buvo galima galvoti tęsiama ta praktika ir pasakyta toje byloje prieš Gruziją, Sakartvelą, ar ne, cituota teismo praktika. Iš esmės ir ankstesnėse bylose ŽTT konstatavo pažeidimą būtent tuo aspektu, kad kažkokiu būdu į teisingumo vykdymą buvo įtraukti kiti asmenys, dėl kurių nešališkumo ir nepriklausomumo nebuvo to paties lygio garantijų kaip teisėjai. Tai reiškia, jeigu mes galvojam apie kažkokią procesinę poziciją teisėjo padėjėjų, šalia to iš karto turim galvoti ir apie tą dalį, kokias procesinės garantijas byloje dalyvaujantiem asmenim mes suteiksim dėl tame galbūt procese dalyvaujančių teisėjų padėjėjų. Tai iš vienos pusės aš galiu pasakyti, mes taikom organizacinės priemonės ir ne vėlgi yra tas interesų konfliktų deklaravimas, atpažinimas interesų konfliktas, nesuteikimas galimybės prieiti, net sakyčiau, prie bylos tokiam teisėjo padėjėjui, kuris galbūt turi tokį interesą, bet čia yra tokia, sakyčiau, plona linija dėl to, kad tas asmuo turi deklaruoti. Jeigu jis nedeklaruos intereso, mes galim ir nežinot, ir neatpažinsim konflikto situacijos. O tokių nušalinimų buvo. Ir tai tikrai irgi kerta, čia dar toks irgi įdomus aspektas šiuo atžvilgiu kalbant, tai yra, kad tai kerta labai per teismo autoritetą, teismui pačiam kartais net nežinom. Nes šalis, kuri reiškia nušalinimą vėlesnėme etape, tarkim, duodant apeliacinį skundą, jeigu neklystu, ir buvo vienas apeliacinis skundas su tokiu turinio elementu, kada buvo keliamas klausimas, kad byloje projektą rengė teisėjo padėjėjas, kuris prieš tai dirbo vienos iš šalių, kaip čia pasakyti, sudėtyje buvo jos darbuotojai. Ir po to jisai nepraėjus, net sakyčiau, labai trumpam laikui praėjus, ten keletas mėnesių praėjo nuo jo darbo pabaigos, tame juridinėme asmenyje ir jis vėliau, štai prieš tą juridinį asmenį arba už juridinį asmenį, jau čia kaip pažiūrėsi, kaip išskyrė ar ne, interesas rengia kažkokį projektą. Tai nauja, sakyčiau, nauja realybė teismų ir apie tai tikrai reikia galvoti. Kokios priemonės gali padėti ir tada reikia galvoti, ar gali būti kažkokie, procesinių veiksmų atlikimas perleistas teisėjų padėjėjams. Seniai, man atrodo, apie tai kalbama. Puikiai terpė yra tokie teismo įsakymai tam. Taip, prašau. Iš tikrųjų, aš bandžiau galvoti, kodėl buvo teiginys, kurio reikėtų keisti konstituciją. Reikėtų keisti tik tuo atveju, jeigu vykdytų teisingumą. Čia yra kitas dalykas, nes prisideda prie teisingumo vykdymo. Teisėjas jam pasako, kokia kryptis, kokia rezoliucija jis surašo. Tai nebloga, kad jis surašo. Bet kryptis yra teisėjo, ne teisėjas vykdo teisingumą. Jeigu yra prisidėjimas prie teisingumo vykdymo, tai tikrai, manau, čia net nereikėtų įstatymą, gal net teisėjo tarybos pakaktų, ką teisėja Rapidė sako, organizacinių dalykų, kad jis deklaruotų ir praneštų. Nes mane buvo irgi suvaldė, bet vyriausiam administraciniam teisme, skyriaus vedėjas sako, tai parašykit visi, kurie gali kreiptis ir mes žinosim, kad pažįstam. Sako, tu man reikia 5 kadencijų Seimo narių surašyti, ką tada daryti. Bet jeigu iš tikrųjų yra žinoma jau tuo metu, tai deklaruoja, kaip tu žinai, tai tokią paraką, manau, tikrai, kad galima uždėti, čia nebus teisingumo vykdymas. Nes čia tiesiog kartais supainio, jeigu padėjęs rašo nutarimą, sprendimą, kad čia kažkas yra baisu, nieko čia baisus, aš nematau, jeigu jis surašo tai, kad teisėjas pasako, tai padėjęs dar turi darbą atlikti, jis nesprendžia byloje, jis tik surašo tą, kas jam pasakyta, tai jis nevykdo teisingumo. Tik patikslinsiu, kad tuo metu vyko diskusija dėl to, kad perduoti teismo įsakymų išdavimą teisėjų padėjėjams. Ir dėl to buvo galvojama apie šitą terminą straipsnį. Gerbiami kolegos, tiesiog
Iš tiesų, dar turim laiko tikrai ir replikom, ir kažkam aktualiam klausimam, bet jau ir minėjau, aš pritarsiu tik jau šiuo atveju turbūt advokatūros pozicijai, kad čia vien iš kiekvieno klausimo dar galima atskirą renginį. Mes visiškai šiandien nekalbėjome ir apie galimybę nušalinti advokatus. Be kita ko, taip yra procesinė realybė, kartais labai retai, bet netenka tokia pasinaudoti. Čia turbūt, kalbant apie padėjėjus, mes galime eiti tolyn. Teismo pasitarimų kambario koncepcija, apie ką pirmininkė minėjo ŽTT byla, su šiek tiek kitokiu reguliavimu ir su šiek tiek kitokia tradicija, kurios mes neturim. Tada einam tolyn, tada prokurorų padėjėjai. Turbūt, jeigu prokurorų nušalinimą, na, čia tikrai, matyt, kur eisi ten kažkokias yra mažiau ar daugiau išsprendžiami arba norimi spręsti dalykai. Procedūros, ką paminėjo kartu ir Ernestas ir Egidija, skirtingos nusišalinimo, tikrai kelis kartus beldžiasi į konstitucinį teismą labai stipriai, atskiroji nuomonė yra išreikštas ir konstitucingumo klausimas, 7 teisėjų yra vienu atveju atsisakymas kreiptis į konstitucinį teismą, nes ne šitam teisme yra taikoma šitą normą. Pirmoji instancijoje sprendžiant nusišalinimo klausimus. Žodžiu, daugybė klausimų. Aš taip einu link tokios laimingos kažkaip pabaigos, siūlydama tuos perkelti į kitus forumus, diskusijas ir tikrai atvirus pasikalbėjimus. Kaip matom, visi be manijų mes tikrai, kaip sako, žmonės. Ir žavus, mažiau žavus, tiek žavių atrodytum, bet iš tiesų, tai jeigu tokių tikrai labai degančių klausimų, kuriais dabar norėtume pasakyti, nebūtų arba iš kolegų. Nebūtų, supratot, reikšminį žodį ir nebūtų. Aš šališkumą iškart demonstruoju. Tikrai aš turiu baigti laiku. Mano toks šališkumo čia šiandieną reiškia turinys, tai nežinau, gal ar Ugne dar norėtumėt kažką reaguoti į diskusiją? Aš jūs norėčiau, kad visi pasvarstytų kažkiek, nes labai aktualus tas piktnaudžiavimas, ką teisėjas akcentavo ir advokatas bandė pasakyti, kad ne visai kaip čia taip yra. Tai aš džiaugiuosi, kad kiekviena nuomonė papildo vieną kitą, tai nesvarbu ar geruoju ar bloguoju būdu. Tai mes tikrai įsinešam daug, bet tą, ką reikia daryti, nes yra problema su piktnaudžiavimu. Mes turim net disertaciją, senai parašyta, jeigu 10 metų, jeigu gal daugiau, teisėjo Aurimas Deikio, bet kažkaip gyvenime neįėjo, kitose valstybėse yra aktualumo. Tiesiog aš manau, kad reikia vieną kartą nubausti. Ir tada kokie 3 metai bus tvarka. Ir aš tą pavyzdį iššūkiai juos, nes man buvo ten, žinoti, net ne dėl nušalinimo klausimas, buvo dėl teisės kreipti į teismą. Man tiesiog nukreipė žmogų nurodė už tai, kad jis kreipėsi į konstitucinį teismą. Sakau, kaip tai galvoju, kad čia žurnalistų turėjau suveikti išnešti teismą. Sako, ne, sako, kokie 5 metai nieko nebus, gerai, sako, kaip dažnai sako, dažnai nereikia. Bet ten nurodė realiai, nežinau, advokatą, nes jis žinojo, kad tikrai nėra ten prieštaravimo, sako, bet vis tiek kreipėsi, kad prisimintų. Tai paskyrė labai didelę baudą. Tai konstitucinės tribunolas apsauginos. Matyt, irgi tarsi nuo karto, bet net konstitucinis teismas išdrįsta. Aš esu prieš baudas šiaip jau. Bet kartais turbūt reikia ir kažkaip išjudinti ir tas rėmus nustatyti, kur ta riba yra. Nes tai tikrai yra labai aktualu. Piktnaudžiavimą visokių srityse, ne tik čia, bet tiesiog mūsų toks būdas ir galim gal tai. Ne, bet jeigu galima, Vokietijos teisės sistema unikali ir kitu aspektu, tai yra vienas jų žemės ministras buvo areštuotas už teismo sprendimo nevykdymą, gavo arešto bausmę, o kitas atvejis, kurį aš sunkiai įsivaizduoju Lietuvoje, kad Vokietijos teisėjas, kreipdamasis į ES teisingumo teismą, nurodė argumentus, dėl ko jisai galėtų būti laikomas neužtikrinančių pakankamų teismo nepriklausomumo garantijų, tai būtent dėl ryšio su Teisingumo ministerija. Kad Teisingumo ministerija yra pernelyg įtakinga teismų atžvilgiu. Bet paliko nenagrinėti. Aš manau, kad Vokietijos atveju įtraukiam į būsimas diskusijas, kaip įdomu, nenorėdama baukti bauda,
ir baudomis, ir piktnaudžiavimais. Vis tik norėčiau pakviesti dar kartą pirmininkę pabaigti šitą diskusiją kažkokiu tai nebautiniu požiūriu. Prašau. Nežinotėmės, kad žinotą reikėtų išspręsti pamoką. Noriu labai visiems padėkoti, kaip jūs sakiau, tai yra ne tik apie aukščiausio teismą, tai apie mūsų visą teisinę sistemą. Mes visi visa šitą diskusiją, tai kad vieni diskutavo, kiti klausėsi, aš net nebijau prisidėti prie to, kad mes klausome vienu žingsniu, kai aukštyn. Ir tikrai ne tik visiems žmonėms, bet ir patiems mūsų, kurie dabar vis daugiau gyventi, nes teisinė sistema bus patikimesnė. Tai tikrai labai didelis ačiū, Rima, tau už moderavimą, diskusijos dalyviam, visiems labai dėkoju ir tikrai buvo labai įdomus pasisakymai ir sukėlė peno, net ir Mindaugo kitam renginiui, visada varstam galvodami apie tai, kokią temą pasiūlyti. Ir lygtai irgi galvodami, kaip šiek tiek Egidija sakė, kad gal ir tema šiek tiek nusibodus, bet prisimindami, kad mes visai neseniai išleidom kelias apžvalgas, tą temą vis dėlto galvojom, kad verta paraštuoti, nes praktikoje kyla klausimų ir tikrai čia buvo labai mažai paliesta klausimų. Santykiai su universitetu dar šiandien vis mes ten dar galvojam. Ir dar daug visokių pažiūrų, jeigu pasisakyti to, daug kitų aspektų, kurie yra išrištas. Tai tikrai labai ačiū visi, taip pat ir aš net nebijoju, kad mes pratęsim šitą diskusiją prie kavos.